Simas, kai turbūt, kaip čia, nenori prisižadėti, nes nežino tiksliai ar galės. Ir tada tu maždaug savo atsakai, kad reikia, žinai, kada reikėtų būti, bet nežinai tiksliai, tai nenori įsipareigoti. Bet, Vengiantis You hit įsipareigojimų. the nail, Kristijonai, va. aš taip darydavau ir darau dažnai dar, bet, mokausi, kad gal kartais gerai pranešti tiem, kas irgi dar suinteresuotas. Bet tą dažnai anksčiau irgi visą laiką, taip, nenoriu čia pasakyti tiksliai, tai jeigu pasiseks. Tokie jūs esat, taip sakant, Giedrių erzinantis ir varginantis. Pas mus Giedrius toks. Kuo tu, Giedriu, čia taip prisirengęs, čia kur tu čia esi? Lietuvoje šalta. Toks aš peršalęs, tai... What? Peršalęs? O, ne. Jo. Aš tai kaip tik savaitę prieš tai ir šitą stengiuosi vengti, tai bendradarbiams liepiu, kas serga, net neiti darbą. Geras. Nes tikrai nenoriu peršalti ant slidinėjimo. Taip ir buvo, kad nebuvo tų bendradarbių darbe kažkaip, bet vis tiek kažkas čia. Tai, žinai, kokiam autė lengva. Taigi vaikai užneša viską, čia Jonas irgi užnešė buvo, tai už praeitą savaitę ten sirgo pats, Neringa ten turbūt gripą pasigavo, tai visą savaitę ten mirė badu, aš ten dar kažkaip savaitgalį ten, per savaitgalį atsičiūchinau, žinau. Jo, čia tas geriausias būna savaitgalio praleidimo būdas, tipo prasirgi savaitgalį. Mes jau turbūt 3 kalėdas sergam, nes Maras kažką atneša ten per visokius gimtadienius mokyklos. Prasergam, nes vis tiek ten būna daugiau susitinki su kažkokiu daugiau žmonių. Taip pipėts, anksčiau taip niekad nebūdavo, kad žinai. Kažkaip. Tai nežinau, čia man atrodo vis tiek tų bacilų visi tokie vaikšto. Nežinau, ar nesisaugo, ar mažiau, kažkas vyksta. Žinai, toks sezonas ir šiaip COVID'as neišnyko, aš tai vis tiek kažkaip čia Tai va, gal. skraidžiu. Nes pas mus tai visi, kas keliavo kalėdom, tipo namo, už ribų, sakykim, tai kam skraidžio, tai visi sergantis. Bent jau darbe. Šiukai. Man tai patinka, žinai, kai nueini kokią nors polikliniką čia, gydyklą. Tai tada tu sužinai, nes atrodo kažkaip, čia nieko nebėra, nieks nebešneka. O ten, žinai, tada pusė lūpų ten prasitarė, arba ten kažkaip ten, nežinau. Tipo, čia dabar, kad paumėjęs vėl COVID'as, tipo. Mes visiems, žinai, dzin be kaukių, visi, žinai, ir šiaip. Bet atveju tai nėra mažai ten pasirodo. Bet tai mirtingumas nėra toks didelis, kaip buvo. Tai jo, tai nėra, bet tiesiog, žinai, tai... Ne, bet tai esmė ir yra, kad... Šiaip tas, man atrodo, tų mutacija tokia yra dar neaiški, ten dabar, pavyzdžiui, pilna, kas ten prasirgo, aš prasirgau to plaučių uždegimą, aš kažkur čia pasiskaitau, ne aš vienas ten, žinai, toks... Tokiu, žinai, iš gripo, visiškai ten vos nenusibaigiau aš ten. Jo, aš atsimenu, kaip pasakai. Tai toks, žinai, visiškai iš nieko pasigyveno tokių komplikacijų. Žodžiu, apie ligas. Aš pasigirsiu. Davai. Užsikabliavau ant pickleball žaidimo. Pickleball? Taip, einu su dėdukais žaisti pickleballą. O kas yra pickleball? Aš jau googlinu. Žinot, oh my gosh. Pickleball. Tai čia turbūt... padelis, tik kad... padelis. Ne padelis. Padelis čia kitas bairis. Bet panašiai. Nuotraukai taip pat atrodo. Ne, padelis tam su kažkokiais... Žiūriu video narvais. Žodžiu. Ne dėdukai, bet tokie... Tai čia tipo esmė stovi vietoj ir mušinėja, ne? Ne.
Man fainai, toks- kaip Kristis pyksta, žinai, tai kaip būna, kur vaikai. Nu, ne, angė. Čiagi viskas žiauriai krūtai. Ne, Aišku. žiauriai smagu žaisti tiesiog, nes neužpisa taip kaip tenisas, kur reikia bėgioti, kai nemoki vieną kartą atmuši, reini kamulio rinktis. Aha. Čia pingpongui ateini prie pingpongo stalo, tu gali 3 kartus sumušti dabar, pavyzdžiui. Nu, atėjęs ten, jeigu ne prieš profą, gali viens kitam pasimušinėti. Tai čia irgi pliusas tas, kad praktiškai ant teniso korto toks pusiau pingpongas, kur tu gali nemokėdamas biškiai jau pagauti iš karto, o jeigu moki, tada gali varyti irgi krūtį. A, ir matau, kad čia Stipriai ir- kamoliuką labai visi irgi. Nu, gali sukt, gali, nu tiesiog ten šiaip tikslumo reikia, bet nereikia tiek bėgiot gal, žinai, ir nereikia ten, nėra tas kamoliukas toks ir ta raketė kaip per tenisą, kad ten jau, žinai, jau super tiksliai užsukti ir technika. Na, čia gali, koks tavo lygis, taip ir žaidi, žinai. O čia į Bet- 2 prieš 2 reikia žaisti, ar čia tik šiaip Gali- rodo? Gali 1 prieš 1, 2 prieš 2 smagiau, nes tada biški dar mažiau reikia, turi mažesnį plotą, tai lengviau. Mhm. Bet žinai, jeigu turi partnerį ne kokį, tai tada nelabai, manau. Reikia to tokio vienodo lygio. Picklebolas. Tai va mano naujiena gyvenimo. Ai, matau, tas kamoliukas lengvas irgi. Ne, man čia padėlis siūlė žaisti, tai galvoju, tipo, žinai, kiek panašu, tai padėlis ten su sienom, reikia, tipo, kortą. Jo. Bet čia irgi matau specialus kortas, kad ir nedidelis. Čia yra, nu jo, gali sakyti kortas, tai tas pats teniso, bet ten užsideda žemesnis tinkliukas. Vis tiek atvažiuoja mažesnis tinklelis. Iš esmės, nu nelabai pažaisi, nes tu žaidi per pusę korto teniso. Tai jo 2 mažesnė ta aikštelė. Tai ten užbraižę yra užklijavę tiesiog juostas ant teniso korto, padaro 2 aikšteles ir tada ten tokį tinkliuką su ratukais atsiveži ir turi. Tai kaip ir nėra sudėtinga, žinai, ten biškai žemesnis tinkliukas ir mažesnis kortas. Bet nereikia sienų, biškai paprasčiau, padėlis, irgi aš kažkaip galvoju, čia tas pats, tai kaip Lietuvoje galvojau pervadinu, žinai, su lietuvinu, bet Ne, matau, kad ten skiriasi. viskas skiriasi. Ir raketės truputį kitokios. Nu, kažkokius kvadratinės atrodo. Ir silpnesnės, nežinau kaip pasakyti, kad ne taip pašoktų kamoliukas gal. Nu, tai toks netoli pingpongo šiaip, biškai didesnis. Tai gerai, sakai, pasinešė, kiek kartų jau lošiai. Nu, blemba, mes nuvarėm su Sandra praeitą savaitę, taip pasičekint. Tai, nu tai va, tai 2 savaitę varau jau ten kas 2 dieną beveik. Noriu biškai pramokt. Nes labai netoli, žinai, čia 5 minutės te kortai, geras oras. A, tai zaibys iš vis čia. Na, tai nežinau, buvau kokius gal 6 kartus ar 7. Nu, bet kaip supratau, Biškį. užkabliavo ir dabar varai. O tai yra su kuom žaisti? Yra ten pas jūs ateinančių? Tai va tas irgi smagu, kad yra daug tokių, žinai, pagyvenusių žmonių, kas jau daug metų lošia, ten kokius 3, žinai, 5. Tai aš ten net nesiekiu iki jų lygio, man ten dar toli, žinai, bet nes yra kas ten pro lygio yra. Toks, man žinai, kai yra motivacija, kad nublemba, žinai, dėdukai ten beveik vos paeina, bet gerai žaidžia. Tai norisi, žinai, kaip irgi išmokti bent jau tokio lygio, kad galėtum, žinai, Ir senatvį lošti. nu, pažaist normaliai, žinai, ir galvoju, nejaugi tu, žinai, negali čia pavaryti. Tas toksai, nežinau kaip čia pavadinti, savigarba norisi irgi. Nejaugi tu prašiau žaisti, negu, žinai, senukai. Tai Žinai, nėra ten sudėtinga, bet ta technika yra, žinai, kaip ir visose dalykuose reikia, žinai. Taisyklės, dar kažkas, tai toks smagu, žinai, šiaip visai smagu, aš ten ilgai mes ignoravom, aš galvojau, blemba, toks, žinai, tipo, boring ten stovėt, nes kaip pažiūrė, atrodo, vietoj stovi ten mašiniai, bet šiaip labai smagu, nes daug to veiksmo, nes tenisą kartais mes išeidavom pažaisti, kadangi lygis toks šiaip su mūsų, su Sandra,
žinai, ten pasiemi tų kamoliukų, dar ką jau išmokom, ten su vienu neateini, žinai, čia, nes ten, žinai, vieną į tinklą numušiu, tai tada eini pasiimti. Dabar ten pasiemi, ten daugiau truputį kamoliukų, biškai pasišaudai ten, gerai, jeigu ten atsišaudai truputį, padarai seriją, tai jau faina, bet tas net ne visada išeina, žinai. Na, tas smūgis visai, žinai, tai gerai, aš maždaug su Sandra ten dar mes pažaidžiam, bet man tas toks viduje, žinau, kad jeigu būtų bičas, kuris smūgiuoja normaliai, tai man be šansų, žinai, ir toks, nu, tiesiog toks labai pradinis lygis ir taip labai sunku tobulėti, nes, nu, tikrai sunku žaidimas yra tenisas labai. Šis toks ir techniškas, aš įsivaizduoju, žinai, čia, Jo, sako, žinai, ir tas tiesiog- steep learning curve, tai iš to ir gaunasi, Jo. kad kol pradedi iš vis žaisti, turbūt užtrunka gerokai. Na, tai tu pastovi tą tinklą mušinėjai, tada renkėsi tos kamoliukus ir jeigu ten, žinai, abu nemokantis, tai tie ir kamoliai aukšti, žinai, ten belė kokie, jos irgi ne faina, nepatogu imto, ten, žinai, turi būti po geriausia, tai aišku, žinai, varai tas treniruotės pas kokius, ten, nežinau, trenerius ar šiaip kažkur, kur su tavim kažkoks, žinai, profas žaidžia kaip su begineriu, ten gerus padavinėjas laikas kamalius, tada tau daugiau tos treniruotės gaunasi, bet, žinai, irgi viskas tada kainuoja ir panašiai. Tai, nu, toks steep learning curve, tai tikrai ten yra ką veikti. Ir labai didelė aikštelė, jau tikrai pavargsti, ten nusilakstai greitai. Dėjęs gal dar nieko, vienas prieš vieną, tai ten taip jau. Okay. Jeigu gyrėmės toliau, tai aš su Jolka čia planuojam varyti atostogų ilgesniam laikui, tai galvojame Tenerife varyti. Tai irgi čia pavasarį tiesiog, kad biškai atsijungt nuo darbų ir pailsėti, tai irgi planuojam ant balandžio mėnesį. Kiek laiko? Tai va dar žiūrim, kiek Jolka išeis, bet kokias 3 savaitės būtų gerai užkabinti. Nice. Palau, Jolka kažką šneka štai. Apkalbinėjau gyriuoti. Sako, nepasakok čia mūsų svajonių visiems. Aš tau šitą sumuštinį karštą orkai tai palikau. Smagu, gerai, mes irgi labai prisiminiau, aišku, planuojam apie tas irgi žiemos atostogų labai laukiam. Norėjau paklausti, kaip ten pas jūs. Mūsų planas, žinai, dabar jau viskas irgi ant atostogų aro, spring breako čia vadinama, plus minus taikyti ir gaunasi kovo ten pradžioj, vidury. Dar toli, bet jau po biškį artėja. Tai tą tokį turim ir, nu, čia Sandra tokį išmetė idėją, labai visai faina, kad kažkaip išsiruošti į Japoniją nuvaryti. Pasnowboardint? Ne, tiesiog. Kažkada žiūrėjom ir snowboardint, tiesą pasakęs, bet Jo. kažkaip dar biškį gal. Mano pažįstamas vienas vis kelia video šiemet nuvarė, tai powderį tik tai raiško. Jau antrą kartą šiemet nuvarė, nu ne šiemet, bet prieš tai buvo ten rudenį, dabar ant žiemos Japonija. Tai irgi mes su Jolka sukam vis ratus, galvojam, reikia varyti kažkada. Tai. Nu, mes su vaikais irgi norim kada nors nulėkti. Labai. Kitais metais? Kitais dar neįvertins. Dar per mažai nuėjom. Nu, vat mes tą patį iš tiesų su Aru laukiam, nes kai visai maliukas buvo, kol ten nemokamai, tai ten visi covidai prasidėjo. Tai nusikėlė visi metai, ten kaip tai galvojom, gal kažkaip įterpsim prieš olimpiadą, bet ten labai jau buvo sudėtinga. Tai, žodžiu, praskipinam ir dabar jau irgi žiūrėjom, žinai, kad tipo, nu blemba, reikia, kad pasimėgauti ir kad jam būtų įdomu, tai vat, dabar vat, jau tas laikas, kur jau jis gali, žinai, biškai atsiminti ir kažką. Nes vis tiek, man atrodo, bus įdomu kitaip, tai irgi tą biškai buvom tokiu planavom, kad ir jam būtų kažkoks liktų.
Tai dabar jį Paaukti. ant animės pratink, kad mangas vertintų. Nu, tai va, jau mes tą Gundamą, tos robotus biški užkabinam. Aišku, dar, žinai, visokie ten songokai ir tie animės biški dar per anksti. Nelabai jam dar taip kabina, žinai. Geriau dar visokie Pau patroliai ir panašiai, žinai. Nu, čia kaip pavyzdys, bet toks, žinai, tu supranti, tas toks, nu, tiesiog yra per anksti ir tu taip, norėtum ir tą čiagi krūti, bet dar toks, nu, kartais būna, vat, sakau, su tais robotais dar kas, žinai, užkabini su tokiais dėliojimais, randi kažkokį prieigų, bet dar kokį žiūrėjom, tos Totoro, dar kažką, žinai, į tokius, Nu, tai faina, žinai. Ghibli, taigi ten fainai jau turėtų gal. Jo, tai tuos, O tai, Kristi, Gundamą sudėjot? ne, dar, žinok, dar laukiam. Nebuvo dar tai progos. Prisiruošim dar. Nes aš, tipo, kai pirkau, tai ten aš žiūrėjau, lietuviški tinklapiai rašė, kad ten, tipo, iki 8 metų. Jo, bet Bet ant žinok. dėžutės, tai ten kažkaip parašyta buvo jau biški, kad jis ten rimtesnis. Ai, ne, žinok, labai viskas cool, nes mes tokio pat sudėtingumo rinkom tą. Aha. Jo, žinai, nu reikia padėti, bet pats ten, nes labai smulkios šiaip detalės, bet nes tas pats robočiukas susirenka iki delno, nu, rankos, ta prasme, plaštakos dydžio, jis toks nėra didelis, tai ten, o ten, žinai, Video. belė kokio šiaip, nu, ten gal, nežinau, 500 gal daugiau tų detalių, tai ten crazy, žinai, ten į kiekvieną ten kūno dalį po ten 50-60 tų dalių, ten. Tai crazy, žinai, smulkios ten, aš ten dėjau ten šalmo kažkokią ten tą stikliuką tų akių, žinai, tai ten su vos gali sugraibyti ten pincetu, žinai, tai biški, žinai, ten, bet šiaip mes rinkom tą, nu, tai visai cool, žinai, jau galima, nes pliusas tas, kad kokybė žiauriai gera japonų, tai ten realiai, kaip mes, sakau, klijuodavom tos lėktuvus ten reikėdavo šveitą, nu, čia irgi biški reikia pašveist, bet čia susideda neklijuojant, ten, žinai, reikėdavo. Jo, tai va šitas tai man labai užkabino, šiaip galvoju, pats norėčiau kada nors Jo, tokį, žinai. žinok, aš tai čia pats rinkausi, bet va tikrai rarai. Toks, žinai, kur veži lauktuvį, bet galvoju, nu tai čia turbūt, jeigu ką, tai man bus. Gera taktika. Šitą... Jo, aš šiaip nustebau, kad Lietuvoje irgi jau čia taip nesudėtinga gauti kažkoks toks, tipo, okei. Dėkui, labai šiaip fainas. Bus dabar į komplektą galės. Žinok, galvojau, ten žiūri tą trekkingą, jaučia tos kalėdos jau visai ant nosies, aš toks, blėt, nespės, nežinau, ten pasimės. Tai labai kažkaip gerai sudirbo šiemet, labai stengiasi, jie ten turbūt double shiftus dirba, nes vežiojo neįprastai dažnai ten tas paštas. Okay. Nes jeigu neklystu, tai ten 23 ar 22 dieną neatėjo. Jo, ten praktiškai dieną prieš. Tai yra toks. O iš tėvuko ką gavai? Oi, atėjo, bet tėvukas jau susivėlino, ten kažkaip vėliau atkeliavo. Ai, okei. Standartiškai jau irgi. Mane tai paprotina, iki kada išsiųsti. Sako, kokios 7 dienos jau būtų. Ne, būna užstringa, aš nežinau, kada. Tokia buvo pavargus dėžutė biški. Bet atkeliavo ten tarp užšventį. O. Šitą... Dėkui. Apie sportus pašnekėjom, teisingai, jau tu ką sportuoji, ką nors nesportuoji? Simas mokslus sportuoja gal. Mokslus sportuoji. Aš tam pabėgioju porą kartų per savaitę. Nice. Sakiau, Giedriukas. Ir su dviračiu pavažinėjau iki Univero ir atgal. Kiek yra atstumas tau? Univero. 6 mylias gal. Nice. Taip per pusvalandį. Kardijo. Kaip orai, min gali?
Jo, tai ten UK tai visus metus gali mint, žinai, nu tai ką, nusipirkau, žinai, waterproof drabužius, žinai. Taip, va, kai paskaitos, praktika prasidės, tai kiek dažniau minsiu, bet ten taip, į kalniuką taip stabiliai pastovi, žinai, 7 mylis. Nu, ta prasme, gal 5 mylis. Tinginys užsidėjau elektrinį tą variklį vieną ten. Bet tai kartais kaip atingiu, tai iki parkės ten pieno kokią kavai. Va, įmesiu Numenu pavadinau. linką jum į chatą. Į chatą įmetu linką. Va. 4 minutė 50. Atsisukit, pamatysit, kaip iš manęs Jankūnas kamuolį atima. Bet su bauda, mano manimu. Tu sakai, bauda buvo, ne? Taip, čia galima 4 minutė. Playback speed padaryti 0.25. Va, gerai, ir tada matysiu, nes man tai jautės kaip bauda. 4.50. 4.50, mane sakai. Taip. Tu Gedrenį vėl žaidė? Nu, bandau grįžti po biškį. Su Jankūnu pasistumbė ir Gedrius, kaip visą laiką, žiūri į teisėją. Einu užsiim poziciją. Kaip Lebronius. Kelintą minutę ten? 4.50. Jo, 4.50. Nu gerai, gal ir nebuvo, bet labai jautės. O apie ką jie čia šneka, kokiam čia kontekste šitą tokį video pasidalino? Nu čia buvo turnyrėlis. Nu nebuvo, jūs abudu į kamuolį kovojate, žinok. Jo, nu bet jis ten, man atrodo, mane biškį traukė į spadlą, nes aš kažkaip... Nu gal, bet tu kūnų jį labai žaidai, žinok, tai. Gedrius pateko į televiziją. Ne, nebuvo nieko, rankom gražiai jo. Tiesiog aš policijos neužsiemu. Nepaėmė pozicijos ir jis tiesiog įlindo. Bet į kamuolį žaidimas buvo. Į kamuolį, nu gerai. Pasigyriau, va. Nice. Kažkaip pats jį nugriuvai. Gal ir patraukė, žinai, bet kažkaip... Nes tada kažkaip tai atrodė, kad daug kontaktų buvo. Taip, bet, nu... Tai žodžiu, čia Žalgiris organizuoja ten turnyrą. Tai mes, kadangi esam rėmėjai Tesonetas, tai tipo... Ir mums komanda leidžia išstatyti. Pernai metais buvom čempionai. Jo, praeitais metais nunešė žaibą. Aš tada kaip tik ranką susilaužiau, nors turėjau važiuoti savaitę iki rungtynių. Ir niekur nenuvažiavau, bet Hebrytė, žodžiu, pasiėmė pirmą vietą. Bet tada irgi žaidė Kalnietis su Jankūnu. Tai šiemet jie jau tokie rimčiau nusiteikę buvo. Ir Sigutį pasikvietė, tą Tautvydą Saponį irgi. Žinai. Tai jo, ten biški, nu jautės, kad vyrai krepšinį žaidė gyvenime, žinai. Ten, ta prasme, mūsų žaidėjas irgi, žinai, sako, blėt, sako, jau atrodo kamuolį turiu ir sako, tokia ranka, ilgesnė, žinai, šlenda pasiemu. Ir, žinai, jo, ten, tipo, kalnas, žinai, 1,95 m, Sigūtis didesnis, man atrodo. Žinai, ten Jankūnas, vapšė, tai nieko ten, kaip prieš vaikus, žinai, kai jis ten žaidė, po kažkiek kamuolį pasiema, žinai. Ten, tipo, toksai, tada, jo, nu, Tautvydas, tai šiaip jisai tvirtas, didelis, nu, irgi, žinai, su jaunimo rinktinė žaidęs, tai irgi matęs ten, ne toks rimtas kaip Jankūnas koks, bet vis tiek Smarijos turi nepastumsi. Juliau, tu pakybai, žinau, tavo kamera rodo. Man kamera vėl parėjo. Bet svarbiausia, kad girdit mane. Perkaita. Tai kažkaip laptopas keistas, kameros problemas būna. Bet tai skirtumas reiškia lygio jaučiasi iškart kitas. O, jo. Nu, bet šiaip mūsiškai maladėts ten sukovojo pabaigoje. Tai kas laimėjo? Tai ją laimėjo, bet 8 taškais, tai kaip ir, žinai. Žodžiu, nesausai, netaškite. Ne.
viskas labai tvarkingai buvo. Nu, atrodė tai jo, biškių ūgio ten ir šiaip masės skirtumas. Jankūnas Jo, jo. prieš tave tai toks mažiukas atrodai, ten Aha. palyginti. Nu taip, Su jo tai aš ir buvau palyginus. biškį mažiukas. Gerai atrodo. Nu, dar, Sabonis ten dar, Taip, žinai, taip ir ideal. jaučiaus, žinai. Taip ir jaučiaus kaip mažiukas. Na, pasisvėriau šiandien krepšį, o susikroviau visus snowboardinimo daiktus. Savo Irinos 26 kilai, dar ne visi tartum koinų trūksta. Toks, blet. Kiek galima palauk? 3. 3? Jo, kažkaip sumažino, anksčiau būdavo 3, dabar jau. Ne, žinok, visada 2-3, nes PM, man rodos, poundų. Gaunasi. Nežinau, Kristi, kokiais čia metų vienetai šneki čia. PM suvaro tas svoris, man atrodo, galimas, tai 2-3 kilai kažkas gaunasi. Tuoj padarysiu KG 2 pounds. Ne, aš Žiūriu. dar Gal 4 kažkiek. nesidėjau daiktų, nesisvėriau nieko, rytoj tvarkysiuos tik tai. Nu jo, tu teisus pėdisas gaunasi. Tai. Mhm. Gerai, išnekėkit, aš nenoriu detalės pasidaryti. Gal, bet, Nesusirg, lemą kaip levai. gal birbės jums čiainikas. Ne, kokia. Traškės ir du. Ai, o tu į leką į skipasą nusipirkai? Aha, jo, paėmiau aš. Geras. O tai jūs taip vėlai perkatės, jūs kaip vasas? Jo, Tai tai nėra skirtum. jo, žinau, buvo tik tai 2 dienos iki dienos, kai pradės slidinėti 5% nuolaida ir viskas, nieko daugiau nesugar. Tai Šitą. laukiame iki Na, paskutinės tai perk. sekundės. Ne, tai atvirkščiai, mes kai perkam, tai mes prieš bilietus skrydžio jau nusipirk, nu ta prasme, prieš visą kelionę, ten prieš viešbučius. Nu, gal pirmą dabar galvoju, gal užsirezervavom viešbutį dėl viso ko, dabar aš nepamenu, bet žodžiu, iš anksto labai anksti rudenį nusipirkom, nes būna didžiulės palyginus nuolaidos. Ten, nes dabar gautųsi žymiai brangiau pirktis klasę. Nežinau, žinok, šiaip kiek rudenį, nu kaip aš rudenį labai nesekiau, bet šiaip žiemos pradžiai, kiek žiūrėjau, tai tokia pati kaina. Jo, nes, Nebent jau, pavyzdžiui, žinai, labai kai- iš anksto pirkti. tai vat labai iš anksto, nes jie daro, pavyzdžiui, nuolaidas ten, kai dar visai ne sezonas, ten rugsėjį gal, o gali tu ten įsigyti kitą mėnesio pabaigos ten su gerom akcijom, o paskui jau padaro visą laiką tokias pačias jau sezoninės kainas. O tu į leką Ten kažkaip gali sutaupyti nemažai, žinai. tu Bet šiaip jie pirkai brangus. šitą, ten kažkaip už kiekvieną dieną mokėjai, ne? Nu ten tipo, aš kiek randu, Jo, ten jo, tipo, jis rodo kaip už toks kiekvieną keistas dieną kažkoks. Okay. perki ir tada nuolaidą pritaiko. Tai tiesiog- Kokie gaunasi, jei ne paslaptis, kiek gaunasi iš savaitę, ten kiek 5 dienas, nežinau. 300 kiam eurų ar kažkur tai gaunasi. Dar pasakysiu. Taip, mums reikia nuo 25 iki 30. Ne, nuo 26 iki. 26, 31. Jau tenai. Jo. 5 dienas. Jo, Šešios. 6 gaunasi. Darot per vidurį pertrauką. Ar visas slidinėjat? Aš nebejau. Anksčiau darydavau, bet dabar būna su Jolka mes slydėm dar slidinėjom, tai aš keitinėjau tai slydės, tai bordą. Tai toks būna, žinai, prasibaškimas biški. Kaip tik galvojau dabar, tipo, ar darysiu ar ką, bet antradienį žada powderį, tai savaitės vidurį žiūrėsim, kaip čia bus. Ir pagalvojau, pasimsiu visas dienas, kad galvos nesukti. Taip, kas čia gaunasi? 3 Taip, Jo, 3,9 man atrodo buvo, nepamenu aš dabar. tai čia 5 days out of 6 jeigu imi. Ai, jo, tai tada ten 3,7 kažkiek ten buvo. Žodžiu. Plius minus, aš visą laiką tai tiksliai tik atsimenu. Tai kaip čia dabar imti su pailsėjimu ar be?
O Gal tai su varat Persėja. į Bergamą tada auto? Ne, mes skrisim į Veroną ir tada transferis mūsų laukia. Ai, tipo busas? Jo, kažką užsibūkinom. Čia iš viešbučio ar aš kaip čia su stratas? Ne, ten atskirai susiorganizavom. Mm. Spėju, Klausau. paprasčiau su vaikais, nes su vaikais šiaip Nu jo, prievartės tiesa, ieškoti. buvo. Užsiknisimas. Mes su Jolka atskirai atskrendam, mes tai su auto varysim paprastai. Mm. Tai aišku, kad jūs. Ką aš? What? Palauk, o Gedriukai, ką darysit, pakaitom slidinėsit ar Nu, va, kažkaip. spręsit vaikų klausimą? Selekti atskiri zot. Aš tai ėmiau visus dolomitus, jeigu ką, visom dienom. Čia dėl to gaunas tas brangiausias. Buvo galima ten žaisti kada Valgardieną, kada ne Valgardieną, bet tai galvoju, Mm. nesuksiu galvos. Kažkaip pašnekėjom su Ina šiandien, sako, davai tu tipo pasimk pilnas kipasą, užsako ten padieniui pasišaudysiu, kada norėsiu. Mm. Mm. O tipo už praeitus metus. Mm. Tai kažkaip taip. Nu, reikės Gedrenį nupirkti viskioko ir gydyti tave alkoholiu. O, katinukas. Nu, blemba. Juk bus suskipasiu lovai. Jokauju. 9. Ja, gal Tai palauk, kada išskrendat? Šeštadienį. Nu, tai čia blemba ant nosies. Poryt. Poryt jau prasideda džiaugsmelis. Pavydu baltai. O jūs ką nors skristi Smagu. planuojat šiemet slidinėt? Jo, labai laukiam, varom į Vislerį. Aras gavo kalėdų progą visą komplektą savo slidžių. Nice. Mhm. Tai ir jau šiaip, žinai, paaugėjęs, tai jau bus ką veikti pasivyti. Su savom slydam, mes su savo prūstais. Čia turėtų atvažiuoti Sandros tėvukas atvežti lentas. Tai pasiėmėm jį irgi kartu paslidinėti, nes jis toks aktyvus mėgsta. Mm. Tai, žinai, susitiksim vietoj čia, susimatysim Kanadoje ir paskui išsiskirstysim. Ai, geras. Kanada atvaro. Trumpas. A. Jo, trumpas pasibėgimas, bet žinai, kaip sakyt, niekad nebuvęs, irgi turbūt laukia jam smagu bus. Tai, Mhm. kadangi jis toks sportininkas, žinai, aktyvus ir šiaip geros formos, tai faina bus paslidinėti. Žinai, veikla, kaip sakyti, įdomi, ne šiaip ten gulinėti ar dar kažką. O kelintą, Labai laukiu. kurią dieną, kada varot? Kovo vadžiuoju. Ai, kovo pradžiai. Savaitėlę. Irgi tam 5 dienas paslidinėsim. Darysim turbūt per vidurį pertrauką. Ir kažkaip taip pat pamėgomės tą Vislerį. Tiksliau ne Vislerį, ten Visleris toks jaunimėlio, ten tas Blekombas, kitas kalnas labai ramus, tai mes kažkaip praeitais metais buvom labai kažkaip, ten buvo iš vis super, tai aš jau čia Sandrai zyziau, kad tik tai su skiing skijautų, nes ten buvo pasaka, nes tai pabandai, žinai, ir dar tokį gerą, ten paskutinę minutę tokį gilą kažkaip ištaikėm, gal kažkas atsirezervavo, nes buvo kaina gera ir visiškai grinai šlaito apačioje įčiuožė, tada biški kalniuko dar yra, žinai, iščiuožti iki pat keltuvo pagrindinio, tai ryte toks apsimiegoja, žinai, ten įsimauni tą lentą, toks nudardi biški prasibūdini, kol ten prapučia tas, žinai, gaivus oras, tai sėdi į uždarą keltuvą, pamiegi dar ten 15 minučių, žinai, toks užkyli kalną ir tada varai, tai kažkas džiauriai, šiaip komfortas, nes ten nereik šlapiam kažkur pėdinti, autobusą laukti, ten kažko apsipirkti, žinai, mums ten būdavo šalia autobusas atvaro, nuvarai pardą su juo nusipirkti kažko, tai ten 2 kart per savaitę gal ar 3 važiavom, kada reikėjo, bet nėra taip, kad ten kaip nuvargęs labiausiai nori jau namo, tai kažką pamiršti, pavyzdžiui, įčiuoži į viešbutį, žinai, pasiemi ir ten 10 minučių, tai vėl ant kalno, žinai. Toks
labai kažkaip ten, kažką pirštinės pasikeisti ar dar ką, žinai, ten jeigu sušlampinti. Komfortas superinis ir pagaliau, žinai, nes kažkaip visada svajoju apie kažkokį tokį patogumą, žinai, nebuvo nei ten labai brangiau, nei ką, tiesiog buvo proga. Tai šiemet jau bandėm, ieškojom, šiaip netaip suradom tokį visai gerą variantą, nes dar tai jau kas bus, tai biškai sunkiau ieškoti, žinai, tada jau reikia, kad būtų patogiau visiems. Būtų bent, ieškojom, kad būtų kažkaip 2 kambariukai, žinai, bent jau. Nes ten būna dažnai toks kaip atviras, žinai, būna sofkė, kurią gali išskleisti. Ir tada vos net tam pačiam toks už lovą ir virtuvė toks vienas, kaip kotedžas toks, žinai, studija tokia, nežinau kaip vadinti. Ir viskas dažniausiai. O čia dabar galvom, blemba, žinai, kažkaip norėsit. Jau patogiau. Tai irgi radom visai neblogą, žinai, irgi tikiuosi bus taip pat gerai. Ja, skamba fan. Bet čia mes šnekėjom su vienu kanadiečiu. Ir sako, žinai, jo, Whistleris faina, bet sako, nieks nežino, ten dar, kažkaip sakė, 3 valandos į šiaurę toliau tuo keliu yra, sako, iš viso oфигенas ten kurortas, tik tai ten mažiau, žinai, žmonių telpa, tai ten nieks nesireklamuoja ir nežino per daug, bet sako, ten dar geresni kalnai ir, žodžiu, ten dar krūčiau. Tai dabar bandysiu pasigūglinti kažkada vėl, kas ten per gėris, bet gal irgi verta užmest akį. Nu jo. Tai prasme, reviewsą turėsi parašyti, pasakoti, kas ten to kalnai. Žinai, kaip būna, pasako, ten kalnai kažkokie kurortas ir tu ten nifiga neprisimeni nei to pavadinimo, nei ką, bet pasižiūrėsiu, ten vienas kelias eina tikrai kažkoks, žinai, arba ten pasigūglinsi, net įdomiau toks kaip užduotėlė pasižiūrėti, kas ten teka. Tai sakė tiesiog, kad, nu, irgi labai geras kurortas, labai geras trasas. Tai ir mažiau, žinai, žmonių ir neišprominta taip, tai savotiškai įdomu. Nu, įdomu, Šiaip kas ten gražios bus, nes, vietos. žinai, kartais būna, kai tai patarė, tai irgi vėl nežinau, ką ten gausi. Tiesiog būna tokie, kur faina, nes nieks nevaro ir viskas čia vienintelis. Na, jo. reikalavimas, būna tai kartais, okei. Bet jo, jeigu atrasi geresnį, tai tikrai būtų awesome. Manau, kad yra tikrai čia tiesiog sako labai išpromino. Tai netgi tas Blekombas šalia, žinai, mes paskutinę dieną nusileidom jau į Whistlerį, nes galvom, taip ir beveik nebuvom nei kartą ten ant to kalno, nes buvo pas mus gerai iš sniego ir visko, ir ten tie visi Seven Heavenai ir ten Nine Cloudai visi yra ant mano to Blekombo. Tai, žinai, ten užteko visai, dar su Aru ten pavarinėjom, žinai, biškai žemiau. Tai paskutinę dieną nusileidom į Whistlerio tą apačią, žinai, o ten ant visai kitas vaibas ten, žinai, duoda muzonas, ant stalų šoka, žinai, ten jėgeriai eina ir taip toliau, ir taip galvoju, wow, žinai, čia visai kitas pasaulis, žinai, tai taip juokinga buvo. Šalia, bet skirtumas yra, žinai. Na, aš atsimenu, mes Prancūzijoje, man atrodo, gyvenį irgi kažkada skynų gyveno mane, tai jokia pamenu, žiauriai zaibės buvo. Jo, tada, kai tuose slėniuose buvo mane. Jo. Tai, nu, vat, ką Kristis pasako, aš irgi pagalvojau, šiaip tas komfortas tai tikrai nepalyginama, tas tiesiog paėmė, įčiuoži namo grįždamas, jau žinai, kada baigsi, tai tiesiog į namus įčiuoži ir viskas palieka. Pamenu, net ir tas man savotiškai cool buvo Čekijai, kai buvom ten irgi nučiuoži, žinai, ir apačioje dar kabakas, tai toks turi jėgų dar alaus nusileidė, žinai. Su kniedlikas. Aš gerai prisimenu, maistas geras buvo. Alus žiauriai pigus ir maistas geras. Bliam, atsimenu, Čekijai čiuoždavom į vandenį tą balą. Bliam, tai atsiminimas. Nu, jo. Bet esu per vandenį čiuožęs, tai kad negali irgi nesidžiaugti. Irgi experiences, tai why not? O šiaip, Kristi, tu buvai, kai tada na kartą Blekombas dafiga žmonių būna? Nu, dabar sakai, kad ieškai, tipo, nu, pasakė šitą kitą vietą. Tipo, labai susigrūdai keltuvų jau gaunas? Ne, žinok, labai normaliai. Nėra ten parkinių, tikrai, aš prisimenu, būdavau Italijoje, ten
nu, ne pravalas, bet ta prasme ten spūstis ten kažkaip. Matai, čia pliusas, kad iš apačios kelio realiai netgi iš 3 vietų, nes yra dar tas kažkoks ten tas Cane Creekas, kažkaip jis vadinasi, River Creekas, kažkoks mažiukas toksai kaimeliukas. Tada yra Whistleris, iš kurio ta gondola kyla, ir tada yra Blekombo, irgi toks keltuvas didelis. Jie visi ten maždaug susitinka vidury kalno ir paskui jau ten išsimėto. Gali tarp kalnų varyti ir panašiai. Tai, nu, būna, bet nedidelės tikrai eilės. Mes kai va dabar buvom, tai praktiškai nereikėdavo laukti, žinai, būdavo ryte gal 5 minutės, net ne kiekvieną rytą. O mum, šiaip kadangi mes nuo kalno čiuožėm iš karto, tai tu, žinai, kažkaip gaudavosi labai mažas laukimas. Gal kad, nežinau, nes ten 9 normaliai nei ten labai skubėdavom, nei ką ten. 9 po 9 iščiuoši, žinai, kada išeina. Ir tikrai šiaip labai, labai fainai. Aš kažkaip galvoju, kad mažiau žmonių negu Europai, tai tikrai. Italijoje ten prisimenu, ten būdavo daug žmonių ryte. O paskui, aišku, išsiskirsto, bet ne, tiesiog aš tai žinai, kai visada man Whistlerį pristatau, kad, nu, vienas dalykas ten tik ir varėm ir žinau iš Kanados, bet aš su tą mintim, kad man ten žiauriai faina ir aš tai nenoriu ten, žinai, nieko keisti, bet tiesiog pasiūlė, žinai, kaip būna, čia jo, o man tai buvo dar geriau, tai iš tas maždaug. Tiek, aš galvoju, gal kaip vietinis kanadietis, aš ten paskui tik sužinau, žinai, bet kaip vietinis gal jisai tiesiog, nu, ir parekomendavo, nes mes kaip Vilniečiai lietuviai, pavyzdžiui, irgi kažkas sakytum, varyk į Palangą, varyk į Nidą, tai galvoju, gal irgi, žinai, toks panašiai atvejais, bet pažiūrėti, tiesiog įdomu man pasidarė, kas visada sudomina, kas ten tokio geriau, žinai. Nemanau, kad aš labai noriu 3 valandas varyti į kokį nors visiškai, žinai, ten mažą kaimelį, kur ten 5 trasas, žinai, nes jeigu tu ten nuvarysi ir bus ten 10 trasų ir ten, nežinau, viską kitą, ten visokie tokie be trasų offroadėlė, kur ten lipti reikia, bet gal ten kam nors. Nu, reikia labai atsargiai su tom rekomendacijom, žinai. Tai va, dėl to ir sakau, kad irgi klausimą, žinai, ką ten rekomenduoja žmogus. Man tas visas servisas sumoj ir Whistler, ir Blekombo, žinai. Kad man patinka, žinai, ir miestelis biški toks labiau to Kanado, man europinė primena biški Alpių miestelius, toks biški jaukesnis, žinai. Nu, man tai faina, kad tu palygint gali su Amerikos tom vietom. Aš kai tik Whistlerį buvęs, tai šiaip jo atsimenu, toks jaukus, fainas miestelis. Nu ir aišku, tą džakuzį dar atsimenu, kur sėdim ir gaudom sningančias. Tai ten irgi zaibis buvo. Ai, žinai, nelabai galiu palyginti, gal Europą galiu palyginti, tai man visą laiką yra nice Alpės šiaip, bet kiek varėm tada, man tiesiog vėlgi bendras experience'as nepatiko, nes kai varėm į tą Lake Tahoe Kalifornijoje, tai kruštis, kaip sakyt, vairuoti ten greitkelį, ten 3 valandas. Ir toks, žinai, įtampa, kai tu artėjai ten, man visą laiką yra įtampa įvažiuoti į oro uosto ten tą rentalo palikimą, kai ten yra 15 ten viadukų ten, tu varai visi ten varo, žinai, ten, nežinau, 120, tau reikia pasukti, kada reikia tą exitą. Nes biškai dergina tokie momentai, tai man nenori to, žinai, labai ten, kai važiuoja atostogų. Gerai, aš jau varau, Hebra. Давай, Сёма. Dieve, nu ir šiaip paskui atvažiavome tą jau tipo miestelį kabutėse, bet jis toks biški ir ten mes tokiam paprastam gan viešbutį buvom, kur hipsteriškai padaryta, bet realiai perdarytas senas motelis vos, nežinai, tas, kur nu, labai amerikietiškam stiliui, toks kambariai yra vos ne, atidarai duris ir į lauką. Nu, toks blemva. Nu, tokia nėra jaukumo, žinai, biški viskas ten normaliai buvo, bet toks blemva iš karto į lauką šaltis tas eina, žinai, ten
Ir tada, pavyzdžiui, yra ta recepcija per gatvę, pereini per gatvytę tą ir yra tas pagrindinis kaip recepcija, toks bariukas, ten valgyt gauni, ten žiauriai faino, bet toks, nu, nėra, kad ten koridorium pereitum, tu tada maunėsi tos batus, žinai, striukę ten, tada šlepsi ten į tą bariuką laužinai, nu, tai toks per lauką vaikščiot buvo nelabai ir pats miestelis buvo toks, sakau, ten labai amerikietiškas toks, ten, žinai, nu, toks ne žiemos ir kalnų, bet toks labiau kaip tiesiog apsnigtas amerikietiškas miestelis, nežinau. Nebuvo to vaibo visiškai. Tai, aišku, yra ten gal prabangesnių vietų, žinai, bet šiaip toks bendras pažiūrėjom, kad, na, va, ten nelabai dideli, 4 kurortai, bet nelabai dideli ten. Ir visi, žinai, visur atskirti, man rodos, kaip pasai. Mes visus išsibandėm, nusipirkom ten, žinai, porą gali, man rodos, žiūrėti su to pačiu, paskui kitus nereikėjo būtent pirkti tam, žinai. Tai išsibandėm visus. Visi jie nedidukai, vienas fainesnis, kitas netoks, tarkim, bet jie pakankamai nedideli, tai, žinai, nežinau. Buvo žemesni kalnai, man pats vaibas nelabai, tai gal yra kur nors, aš manau, koks nors ten krūto, žinai, ten Utah ar Colorado, gal tikrai yra gerų, tu, žinai, kurortų. Na jo, bet, nu, kaip sakant, nebuvau, neįsivaizduoju, bet Kažkada gal Kanada irgi tikrai nori. paliko įspūdį gerą, sakykim taip. Tai, Jo, Izraelis- kažkaip ir pauderio gaunam ir sniego nesiskūnėm praeitais metais irgi buvo dafiga to sniego, tai žinai, jokio ten nutirpusio žliūgenos, nieko, viskas buvo pasaka. Nu, bet mes praeitais metais turėjom daug žliūgenos ir visiškai sniego nebuvo. Tai šiemet... Gal tu turi nesiskųsk. viltis Bet jūs gal anksti labai varot, apie sniegą. prieš Ne, mes sezoną. tada high season varėm vasario mėnesį. Ai, Mes šiemet specialiai anksčiau ir varom dėl to. Įdomi. Kaip tik savaitę iki Jo. high seasonų, nes kaina ta pati, o tikimybė su sniegais daug, kaip čia, tokia pati, kaip sakant, vis tiek loterija. O tai Europai prastesni biški orai gaunasi sniego atžvilgiu. Jau kurį metą iš eilės Alpės daug sniego neturi. Šiemet gal biški geriau negu praeitais metais. Nu, bet sakau, čia toks jausmas kaip loterija, vat kiek žinau, gerai kažkas kryšio atrodo. Tai kaip loterija tokia gaunasi vis tiek su tais orais ir sniegais, tai tiesiog nusiperki varai ir kaip bus, tai bus. Kas man patinka su Alpėm, kad nu, vis tiek žinai, kad trasos bus tvarkytos, tai koks skirtumas. Offroado tai gali nebūti. Jo, fainagi pasimatėm su Andriu. Jo. Man atrodo, jei neklystu, buvo jo mama atvarius. Tai, lygtais, man atrodo, tai va ten, biškai. Žodžiu, čia porą kartų kažkaip mes buvom, tai buvo kažkada, gal praeitą kartą ir lietuviai kažkokia ten, ar grupelė slidininkų. Tai susitikom ant kalno, žinai, pračiažėm biškai porą kartų, ten buvo kažkaip lietuvių atvarę. Tai... Bet ta prasme, pažįstamų buvo atvarę. Ar šiaip Jo, apskritai man irgi atro- lietuvių randominių matėt? Man atrodo, ne, su Andrium. Ne, tai Andrium Andrius, supratau, varinėjo. bet pasakei lietuvių dar buvo, tai galvoju, gal dar kažkas. Nu jo, draugų, ne, draugų. O kur jisai gyvena, kur Pažįstam. Andriukas? Vis dar Londai? Ne apie tą tu Andriuką. O kur iš Andrius? Apie kur Kanados. Kanadoje? Kirdeikis. Ai, iš ten, okei, supratau. Tai jis ten nuolat Mes- būna tada. Jesus Ne, Christ. taip, jie gyvena tam Skvomišė. Jo, Skvomišė ten pakeliu į Whistlerį. Tai. Mes kažkaip, kadangi jis dirba tuo gelbėtoju, Mhm. ten vieną dieną per savaitę, kaip supratau. Ir, nu, vis ten susimatom kažkaip, žinai, fainai ten. Žodžiu, gyvena smagiai, aktyviai keliauja ten visur, dviračius mina. Smagu kartais pasižiūrėti ir šiaip susitikti fainai, tai va, stengiamės vis kažkaip per tą savaitę vieną kartą susibėgti. O ką jis dar daro, ką jisai dirba tenai? Jisai yra, tuoj pakeliausiu, kad jisai yra
pasakysiu, žodžiu, su slidinėjimo equipmentu tenai, su tais brandais užsakinėja kažkokia įmonė, žodžiu, pirkimus, pardavimus ten jie organizuoja, žiūri, ką reikia papildyti ir panašiai. Tai dirba su keletu brandų, žodžiu, su tais sandėliais, vis ten stokus ten užsakinėja, ko reikia. Tai reiškia vadybina kažką tai tiesiog. Nu, kažkaip jo, gal taip pavadinti galim. Aba fainai, žmogus surado savo vietą pasaulyje, kur fainai Jo, gyventi. Tiesiog ten darbą blemba tokį paprastą darom. Jie kaip tokie outdoorseriai mėgsta, žinai, tikrai viską ten keliauti, tyrinėti. Graži ta Kanada, ypač ta vietovė ten, kai pravažiuoji per tos slėnius, fantastiškai atrodo. Ant pirmą kartą, kai buvom, tai tikrai irgi paliko įspūdį ir ten tas Komišas ten užsikėlėm. Dabar tai kažkaip liktais ir net nebuvom sustoję. Nes, nu, kažkaip ten be mašinos dar patį nestojom. Ten tą keltuvą įragi, ten toks užsikėlė, gal šiemet nuvarysim. Ten labai fainai per tokį tiltą beždžionį perėjau, dar iki šiol Sandra ten turi fotkę padaręs mano tokį fainą, žinai, kur apsliktas tiltelis, tas toks krosinis, virvelinis ir tu ten per vidurį eini, tai geras kadras atrodo. Tai fainai, tie įspūdžiai ten, lipamgi su tais tokiais, nežinau, teniso raketės uždeda ant batų, kad Tie batai, nesmektų. eskimų ar kokie. Jo. Nice. Tai toks, žinai, visokių tokių mini patyrimų, kur kažkaip nieko nei ten kainavo daug, nei ten visi mandagus, nežinau, šiaip pasilgstu aš. Man kanadiečiai tokie labiau priimtinesni žmonės, mažiau feikiniai kažkokie, nežinau. Tai gauni to serviso biškai daugiau, smagiau, nėra toks, nežinau, pavargsti matyti nuo tų amerikonų. Žiauriai skamba, pavargsti nuo amerikonų. Rimtai, davai pašnekam apie Ne, amerikonus. nu gerai, blemba, gal ne taip susakiau, bet gal labiau tiesiog per laiką tu pradedi atpažinti, iš kurių, tarkim, ten valstijų yra labiau tavo žmonės. Rimtai. Jo, ir labai dažnai būna ten kanadiečiai iš karto skiriasi ir ten kokie nors arčiau tos sienos, ten koks nors Vašingtonai ar ten Sietlai kokie, žinai, ta prasme, ten šiaurinės valstijos arba ten kažkokios tokios būna irgi tavo artimesnės, būna ten kitos tai taip įvairiai kitaip. New Yorkas koks, ten rytinė pakrantė irgi kitaip, jie tokie labiau reiklus ir konkretus, ten jaučias, kad yra tokia kultūra tiksliai kada, ko nori, toks, žinai, neatsipūtę, bet konkretus ten, ir iš darbų, žinai, susiję labiau, spendi. Okay, o kurie leviausiai, kur jau žinai ir tipo, fuck, nelabai mėgstu. Kalifornija? Nėra taip, čia, blemba, čia Kalifornija nebūtinai blogai, gal aš dabar galvoju. Ne, tiesiog yra gal skirtumai, būna iš tų tokių pietinių vidurio valstijų kartais, kur toks ten ir akcento jaučias ir panašiai, tai jie tokie būna kitokie žmonės, bet būna visai faini, paprasti, nu kaip kaimiečiais mes vadintume. Bet jie, žinai, nu vis tiek amerikoniški kaimiečiai, tai jie tokie kitokie. Jo, mane gal Kalifornija visi tokie, nu žinai, tas LA, Hollywoodai visokie, dar kažkas ten toks piški yra to, nežinau, išsipisinėjimo tokie, žinai. Tai jie labai reiklus būna kažkokie, tai ne? Ne, būna reiklus, tokie užpisantis būna, žinai. Užpisantis. Ne konkretus, ten kažką vis ten nepatenkinti, išsiknisinėjo dar kažką, žinai. Tokio gal daugiau. Ne visi, žinai, negaliu taip sakyti. Nu, bet, čia, žinai, yra tas manieringumas, jo, aš neką, žinai, dar ką, nu toks jau, netikrumas, žinai, kur tokia, žinai, ten sako, tipo vieną suprasti tarp eilučių, čia, žinai, ten, nu, tokia visokia nesąmonės, kur ten turi suprasti tarp eilučių, kad čia tau sako ten kokio nors, ko ten, žinai, nepatenkintas arba atvirkščiai, žinai, kažką mandagiai pasako.
Bet tu suprast turi kitaip, žinai, tokių visokių fignių, žinai. Tai Tai labiau įsivaizduoju tą paprasti frazę. kanadiečiai ten. Awesome. Jo, how interesting ir ką nors Mhm. vis. Eikit heiteriai jūs. Ne heiteriai, susidūrė. Žiauru vis tiek. Gal reiklus, tai visa ta New Yorko tokia nublemba, ten jaučias toks Strojina rytinė labai. pusė. Nu jo, toks, ne tai, kad labai gal strojina, bet jau turi, jau sutarė, tai turi, žinai, ir padaryti, ir šiaip, nu nebus, nu tiesiog toks konkretumas yra, žinai, ne, labiau mandagus viską, bet būna nu, taip ir konkrečiau viskas būna. Tas ir gerai kartais patinka, nuo žmonių irgi priklauso, kai tie, žinai, kartais faina, kai konkretu. Nu, bet tai gerai, jeigu konkretus ir, žinai, žino, ko nori. Čia... Jo, Nu, bet aišku, jo, spėju, gal pats bendravimo forma gali būti tokia, žinai. nu tokia, žinai, dėl to. sakiau, labiau tokia prie reikalo, žinai, aš kartu toks, žinai, tai irgi. Bet čia labiau ne tai, kad blogiau, geriau, bet skirtumai tikrai jaučiasi, yra ten, žinai, įdomu tiesiog, nes ten didelė, žinai, šalis, kai ten kvietvarai iš kokių ten, žinai, Virginijų ar dar kokių ten, aš net nežinau, kas ten Ohajai visokie. Tai skiriasi, žinai, įdomu paklausai ir net reakcija. Kaip ir pas mus, žinai, pas mus maža šalis. Pas mus toj skambutis baigsis, žinokit. Įvertinkim prastai, nes nesąmonė, kam daryti ribotus. Palauk, kas čia, the video was breaking. Jo, sakykim, the video was breaking, exactly. Nes nutraukė, tai kaip ir that was the break. O, atsigavo. Awesome. Kaip laiku pasakei. Nu, va, aš mačiau, nes eina kaip Va, jau tas toks, counteris, tai... Galima Kamera apie atsigavo metus bent jau, pakalbėti, biškį. Jo. Įdomiai sakyčiau čia. Nu, Giedrius persigando iš šitų pamatęs Maską heilinant. ai, Nu, jūs sakykit, ką norit, bet biškį. Tu prasme, gerai komentavo vienas žmogus, sako, kaip vertina, tai čia yra dar blogiau, negu būtų jie iš tikrųjų nacijai. Bet čia sako, tas durnas atvejs yra, kur, kai vaikai būna, tipo, nacijos pamėgdžioja, suprasdami, ką daro. Ir trolina. Tai sako, čia tas yra, bet sako, bet iš principo tai yra dar blogiau, negu jie būtų nacijai ir galvotų, kad yra nacijai. Tai, nes iš vis net nesupranta, žinai, reiškinio. Nes jis 2 kartus tą padarė, tai žinai, ten jau negali sakyti, kad netyčia ar dar ką nors. Bet, who cares? O kokia ten buvo kontekstas? Trumpo inauguracija, ten, tipo, kur šnekėjo ten visi jo supporteriai. Aš bent taip supratau. Tai šie tipo Trumpui tokią pagarbą atidavė? Ar kas čia? Nu, tautai, kuri balsavo už Trumpą. Žmonėms sakė, ačiū, kad išrinkot ir mes nugalėjom. Nu gerai, aš suprantu, kad čia tipo anksčiau taip sveikindavo Hitlerį ir šiaip ten nacių toks pasisveikinimas ir čia tas tipo blogai. O kokia buvo Masko idėja čia, nežinau, reikšmė ar čia kaip čia, nežinau, patrolint. Aš nelabai, žinai, sakau, nelabai pagaunu minties jo šito, čia tokio atidavimas pagarbos. Ar kas čia buvo, ar čia... Ne, tai jisai šnekėjo su žmonėmis prieš auditoriją. Ir rinkėjais Trumpo. Tai tiesiog dėkoju rinkėjams, kad išrinko Trumpą. Ir tiek. Kodėl nusprendė jo nuomonę, kaip tu man... Ta prasme, tavo nuomonė, kokia jo buvo mintis taip pat parodyti šitą... Šitą parodyti kodėl? Aš tai manau... Žinai, dabar kas yra su dešinė problema? Apie kairę dabar nešnekam, nes kairė irgi turi problemų. Bet su dešinė problema yra ta, kad jie mėgsta tyzinti kairę. Ir tiek. Ir aš manau, jo buvo pasveikinimas ten vos ne, žinai, nugalėjom ar dar kažką. Tai, ir
Bet parodė taip ir po to I'll go on this, ta prasme. Nes, Ai, ten tipo, buvo aš tiesiog auninsiu. stipri emocija, tipo, parodė. Ir tada, žinai, Aha, net nenorėjo parodyti, kaip čia, suprato, ką parodė ir po to, tipo, Aha. eisiu iki galo su tuo, nes I don't Aha. give a fuck. Ir žinau, kad paerzinsiu dar labiau. Tai ir dešinė, tom žaidžia, nes, ir mūsų dešinė, čia paskaitykit bačiulius visokius ir taip toliau, kurie, irgi, tokius šūdus rašo, kur, grinai, žinai. Kad tik paerzinti. Provokuojantis. Provokuoja. Arba tave vadina paspirtukininkų, pavyzdžiui, Giedriau. Tipo, ar ten overpricintos kavos gerėjų. Nesvarbu, žinai, bet miestiečius paspirtukininkais vadina ir čia jiems juokinga yra. Tai čia tai taip, bet čia fucking nacijai saliut, ta prasme, čia, visai kitoks kontekstas, Gerai. Holokaustas, nežinau, milijonai žmonių nužudyti, čia, žinai, įžeidinėti vienas dalykas, bet tu, tipo, kai... Aš suprantu, kur tu eini, bet, Giedriau, rimtai, tu nuoširdžiai taip manai ir mastai. Nes, žiūrėk, gerai. Čiuvakas naudoja simboliką, kuri... Uždrausta yra. Tai jisai panaudojo rankos pakelimo kampo būdą, kurio dabar žmonija, likusi egzistavimą žmonijos nebegalės naudoti, nes kažkada kažkas buvo. Arba bent jau iki kada istorijos vadovėliai pamirš, kad tai buvo. Čia ne apie tai, kad jis ten, kad negalima rankos pakelt. Čia apie tai, kad, jisai šneka vėjus. Ir aš manau, kad gali būti, kad jis tiki tom idėjom, kad ten, tipo, yra aukštesnioji nacija ir jis yra jos atstovas. Ta prasme, aš apie tai. Bet čia tu ką tik pasakai, tu manai, čia tavo nuomonė. Ta prasme, tu gali ranką bet kaip pakelt, bet jeigu tu pasirenki ją pakelti taip, kaip Trečiojo Reicho garbintojai, kurių visa ideologija sakė, kad yra viena tauta, viena ten valstybė, vienas reichas, tai čia aš apie tai, kaip jis tą ranką pakėlė. Ta prasme, čia tas pats, kas jis, tipo, ūsus užsiaugintų kaip Hitleris ir tada visi sakytų, tipo, tai ką čia, tipo, jau ūsų užsiauginti negalima. Niekada daugiau gyvenime nieks taip ūsų negalės užsiauginti. Ne apie tai esmė, tipo, užsiauginti kaip nori, bet ne taip kaip, tas čiūvas, kuris norėjo visą pasaulį nužudyti. Jo. Aš tai kažkaip galvoju, tą ir pasiekė patrolindamas tą reakciją, Giedrius, nes ta, čia man truputėlį yra visa kairės pusės problema, šiaip paimant, kad jie žiauriai taip reaguoja, tipo, oh my god, čia dabar kancelinkim, tarkim, nes čia tu taip pasakei, tu ten išmeskim iš darbo, nes tu, snapinai ir čia mane išvadinai, ten turėsis ir toks anoks, žinai, tos neadekvačios ir tokios reakcijos, kaip sakiau, man ten krindžinau nuo visų demokratų ten negalėjimą eiti darbą kitą dieną, nes Trumpą išrinko, kaip jį čia emociškai sutraumavo žmogų ir jis dabar negali kaupinti su nieko. Tai čia yra, žodžiu, visas, ką norėjo pasiekti su šituo tokiu patrolinimu ir vyksta ta reakcija tokia perdėta į veiksmą, kuris jo yra galbūt moraliai žemas, ne dar kažką, bet tai jisai pats tas veiksmas nieko, jis yra tik veiksmas. Tai jis yra tik veiksmas, kuris parodo žmogaus, nežinau, idėjas, ideologijas. Tu tikrai tiki? Tu manai, jisai dabar taip nusprendė parodyti savo idėjas pasauliui. O kodėl ne? Jis ką tik čia Amerikos prezidento dešinioji ranka tapo. Žmogui atrodo, kad jis viską gali daryti gyvenime, ką nori. Ir tai yra dalies tiesa. Man keista, kad jūs visiškai nematot jokių pavojaus ženklų. Tipo, viskas nuo to ir prasidėjo, kad čia, žinai, vienas durnelis, tegul daro, ką nori. Pakilos ranką, dzin. Gerai ten. Ištrems kūčia žmonių. Dar padurnios praeis.
sukėlė negali, karą Giedriau, kažkur. lyginti 37 Nu, blet, metų negerai, nu, ir bet gal, dabartinių laikų. o kodėl negali lyginti? Nes ne tas visiškai pats, skirtingas kontekstas. Nebe Žiauriai žmonės kitas gyvena kontekstas. Žemės planetoje. Tai įsivaizduok dabar, Čia yra aš ateičiau ir, nežinau, būtų ženklas va toks. Ir daryčiau visiems. Ir galvotumėt, what the fuck is this? Ir aš pradėčiau tada po to žudyti žydus, dar kažką daryti ir kartoti vėl genocidą kokį nors ir visą kitą dalyką. Bet, Ir, nu, ta prasme, ir viskas tau būtų gerai, legit, nes kitą ženklą naudojau, ne? aš kalbu apie tai, kad ignoruoti šitos dalykus ir sakyti, ai čia, man norėjo paerzinti. Žemaitaitis dabar irgi, atėjo į valdžią, šneka blėnius ir kuo toliau, tuo geriau. Ir visi tokie, ai, nu tegul jisai šneka, niekas čia. Bet, ta prasme, čiuvakas valdžioje sėdi, visa informacija eina į užsienius, visi kiti. Dabar kažkoks ten paims, Vokietijos kancleris, ten ne kancleris, nežinau, koks nors ten deputatas. Ok, taip, mes čia su lietuviais turim ten kažkokią dėl brigados pasirašyti. Pažiūrim, ką čia, Google, Lithuania Politics. O, blėt, kas čia pas juos išrinkti? Ne, aš gal pabalsuosiu prieš. Ir mums pareis pizda. Dėl to, kad kažkoks dalbajovas kažką pašnekėjo. O mes sakėm, pohui. Dabar Maskas pakilnoja ranką. Nu, tu, Giedriau, dabar padarai šaly... ir suplokėjai du dalykus, net ne du, daug dalykų į vieną. Aš nesakau, Giedrius spagetį padarė, kuri dabar raityti. Nusivylimimo, čia nėra votabautizmas, aš nesakau, kad tipo, o kaip ten kažkas ten kažką. Aš čia taip grubiai. Tu, ta prasme, tu suplakiai Lietuvos dalykus su konkrečia tema. Aš sakau, kad pas mus žmonės ranką numojo. Dabar jūs sakot, nu, tipo, tegul ir Amerikoje numoja, nu, tipo, čiuvakas pakilnoja ranką. O kad dabar ten kokiam nors miestelį, kokie nors dalbajobai sugalvos, einam, sudeginsim žydų parduotuvę, nes, nu, tipo, Maskas parodė, kad šiaip nacijai zaibys. Nors kiti sakė, kad nereik čia reaguoti. Nu, tai kiti nereaguoja, o čia mūsų ideologinis tėvas, atsirado naujas, štai mes... Čia gal yra mintis, kur aš laukiau, šiaip, ta prasme, kas yra negerai su šituo Masko pasisveikinimu arba trolinimu, tai kad kai kurie gali suprasti, kad jo čia nacijai zaibys ir tipo. Tai šitoj vietoje ne, Aš turiu retorinį klausimą dar, kaip jūs aš ilgai nesupratau, tiesiog ko čia visi taip užsišiko. Varyk. Giedriau, tai, kad kėsinosi Trumpą čia vasarą, čia gerai ar ne buvo? Nu, negerai. Į nieką kėsintis nėra gerai. O tai, kad Trumpas sako, nu ir šūdus visokius, kur dėsto, gerai ar negerai yra? Nu, tai aišku, negerai. Dabar žiūrėk, tu esi susirūpinęs dėl kraštutinių, kaip aš vadinu, debilų. Tai, pavyzdžiui, šitas atvejis, čia parodys dešinę ranką pakėlęs Maskas ir uždegs žalią šviesą debilams kažkokiam miestelyje eiti ir, tipo, o dabar galim daužyti žydus, nes Maskas pakėlė ranką, jis yra dešinioji ranka prezidento ir mes jau turim žalią šviesą. Kodėl klausiu apie Trumpą? Lygiai toks pats debilas iš kairės pusės kėsinosi nužudyti kandidatai prezidentus. Tai vertink kaip nori, tai yra baisu. Ir tu vertink tai kaip nori, bet debilų visose pusėse yra. Ir per debilų prizmę neįmanoma. Ta prasme, niekas negali vykti. Jeigu tu rūpinės ant to, koks durnius kažkur tai pagalvos ar kažką padarys, nes dėl to, kad kažkas kažkur uždegė šviesą, tu niekur nenueisi su argumentacija. Jeigu, pavyzdžiui, kažkoks tai debilas Vokietijai politikas, kuris ne tai, kad turės kažkokią insidinę informaciją ir domėsis ir dirbs savo darbą tvarkingai, tiesiog pagūglins ir netyčia jo sraute pasirodė Žemaitaičio pasisakymas, tai tu nahui tokį politiką. Gerai, Juliau, tai dabar aš noriu paklausti. Taip pat tas čiūvas, kuris nusprendė nušauti Trumpą. Aš nežinau, aš netikiu, kad jis tiesiog sėdėjo, nebuvo jokiam informaciniam burbule ir tiesiog toks tipo, jis netitinka mano moralės normų, viso kito, aš eisiu gal jį nušausiu. Ne, greičiausiai irgi jis paklausė kažkokio dalbajovą,
kuris lygiai taip pat sakė, ble, čia Trumpas yra vėžys, čia mūsų Amerika pražudys, reikia čia mums kažką daryti. Taip. Tai dabar Maskas yra tas pats, tai pavyzdžiui, aš galvoju, kad to nereikia leisti ir to nereikia toleruoti ir to nereikia sakyti, šneka blėnius, gal koks debilas, ką nors nužudys dėl to, bet, ką padarysi? Debilai yra debilai. Ne, aš sakyčiau, davai neskatinkim debilų, skatinkim juos daryti kažkokius kitus dalykus, o ne eiti žudyti žmonių, ar ten dar kažko, kas šiaip yra šūdas. Tai tu siūlai, gerai, aš suprantu tavo logiką, tai tu siūlai įvesti cenzūrą. Tiesiog, kad Aš žmonės nesiūlau negalėtų įvesti. sakyti tam tikrų dalykų ar daryti tam tikrų dalykų. Aš siūlau reaguoti tai, O kaip ta reaguoti? prasme, nenumot ranką, nesakyti, Suimti, kad, uždaryti kalėjimą metams ar ką daryti? aš nežinau, turbūt yra įstatymai kažkokie. Ne, tai Žemaitaičio atvejs konkrečiai, ką tu siūlai daryti? Susidoroti jį politiniu būdu, tiesiog uždaryti kažkaip metams bent. Tai su Žemaitaičiu man viskas yra vienetinai paprasta, nes Tai aš dėl to ir aš klausiu Lietuvos kontekstą. Žemaitaičio, nes su juo paprašiau. Tai visų pirma, neiti su jo į koaliciją, atsiriboti nuo jo ir palikti juos būti tam. Taip žmonės juos išrinko, bet tai parodyti, kad pohui, tai jeigu debilai išrinko, tai tegul jie tada pažiūri tada, kad visi kiti, kurie nėra debilai, su juo nebendraus. O kodėl neit tu su juo į sakai koaliciją. kitiems, kaip jie turėtų elgtis, jeigu pagal jų pažiūras tai nėra blogai? Pavyzdžiui, Tai paprastas tu manęs paklausai, ko aš noriu, tai aš Aš pasakiau, ko aš suprantu, noriu. bet tai, ką tu tai- sakai, yra implikuojama, ką kiti turėtų daryti, o ne ką tu siūlai šiaip daryti. Nes, žinai, Tai bėda yra aš sakyti, tą ir darau, kiti turėtų aš gerai savęs pradedu. elgtis taisyklingai pagal tavo kriterijus moralės, sakykime. Tai va, čia yra fundamentali problema. Bet aš nieko, tai Juliau, tai aš neskatinu, aš nerašau internetu ten Ne, kažkokių tai bet tu sakai dienoraščių. dabar, Ir aš šnekiesi. nesakau. Tu sakai, ką reikėtų daryti. Taip, tai aš norėčiau, kad taip pasaulis vyktų, bet ką aš galiu padaryti, aš už jį nebalsavau. Aš padariau, ką aš galėjau padaryti. Taip, Taip, aš dar galėjau ten eiti gal į kokias ten baltas pirštinės, ten dar kažkur. Bet aš to nepadariau. ne, tai tu eitum baltas pirštinės, tu nieko irgi nepakeistum, tu gi neįtakoji Aš nežinau. balsų. Tai aš žiūrėčiau, gal jis ten pirko tos balsus, gal dar kažką, nežinau, vaikščiočiau, gal vaikščioti reikėjo. Ne, bet žmonės ir tu taip turbūt toliau. realiai Tai- suvoki, kad greičiausiai nebūtum pakeitęs nieko, net ir padaręs 101%. Tiesiog taip veikia demokratija. Yra nebūtinai Tai tavo... aš nesitikėjau, kad bus toks rezultatas. Bet ta prasme, tai kad... Tai net ir man- jeigu tikėtumės, nieko nepakeistum, Taip. supranti, Giedriau. Čia vatame yra esmė. Čia, žinok, čia yra esmė. Tiesiog priimk kitą nuomonę, nes, jinai įvyko. Tai prasme, tu nieko dėl to negali padaryti. Tiesiog taip yra šiuo metu. Pavyzdžiui, ir tada daraisi, ką tu gali tavo jėgose yra, tai daraisi išvadas. Socialdemokratai yra debilai. Jie su bet kuo eis į koaliciją, kad tik tai būtų jiems dauguma. Jiems visiškai nusispjaut, kad paima tokius žmonės kaip Žemaitaitis ir jo partija. Kas yra, dugnas. Dėl šito mes šiandien vienas nesiginčia. Bet tu iš principo nieko negali padaryti, nes tavo implikacija yra, tu net nesiūlai, ką konkrečiai, galima būtų daryti, kokia tavo būtų alternatyva. Pavyzdžiui, jeigu tu sakytum, tokį žmogų reikėtų suimti arba nušauti. Tada, keistas pasiūlymas, bet suprantu. Bet kai tu sakai, kad kiti neturėtų taip daryti, čia jau viskas, čia jau prasideda kažkoks, nekonkretumas, nes implikuoti kitiems, ką jie turėtų mąstyti, čia neįmanoma, tu to niekada nepasieksi. Tai net nepasiūlymas yra. Tai tipo susitaikyti ir gyventi toliau ir žiūrėti, kaip pasaulis dega. Tipo. Iš to pasimokyt galima. Visi, karas Ukrainoje, ką man pervedinė tablijavo, vis tiek rusai pradėjo tą karą, tegul jie ir kariauja toliau ten su tais ukrainiečiais. Ką tik peršokai nuo vieno kraštutinumo ant kito kraštutinumo. Jo, mes kraštutinumai šnekam. Ne, tu Giedriau nieko nepakeisi, tu nieko negali padaryti. Tai... Aš taip nesakiau. Kaip, ką tik, nežinau, filmuoji. Giedriau, Juliakas pasakė. Ne tu, Kristis pasakė, jūs čia būtų dabar tą poziciją atstovauja. Tai man dzin, kuris pasakė. Giedriau, jeigu ką mes tavęs nepuolam, šitą įsidėmė. Tai jūs, aš sakau, atstovaujat poziciją, aš nesakau, jūs puolat. Aš tau noriu pasakyti, mes tavęs nepuolam, jeigu ką. Tai jūs manęs nepuolat, jūs atstovaujat savo poziciją, aš atstovauju savo poziciją, diskutuojam konstruktyviai. Tikiuosi. Aš taip dėl to manau, kad čia emocijos labai nori, užkabina, tada sunku konstruktyviai arba ne off top, kai einant,
mintį tęsti, diskusiją tęsti. Nes, tiesiog yra bet jo, kad- tas pasipiktinimas dar kažką, žinai, aš puikiai tave suprantu, žinai. Ta prasme, kažkaip, nežinau, jūs taip, tipo, man atrodo, labai lengvabūdiškai žiūrit, tipo, į žmogų, kuris turi, kiek jis ten turi, milijardus sekėjų turi, nežinau, kiek jis ten jų turi. Jis visą Twitterį turi. Jis visą Twitterį turi, jisai yra prezidento Trumpo dešinioji ranka, jį parodė čia dabar per visur. Ta prasme, man pavyzdžiui, kitas naratyvas, ar ne, yra priešiškos šalis kažkokios, kurios naudoja bet ką savo tikslam. Paimkim tą pačią Rusiją, juk pirmas ir vienintelis, ne vienintelis, bet svarbiausias, sakykime, toks pointas, kad tipo, mes visas pasaulis prieš mus nusiteikęs, mes esame vieninteliai geri, kad visi aplink yra nacijai. Tai dabar, blėt, Amerikos prezidento antras žmogus po jo nacijų salių daro. Tai prasme, čia visiškai legitimizuoja jų visą šūdą, ką jie bando prastumti savo tautai, kuri ir taip debilai, čia dar +1, ta prasme, punktas, ką jie gauna kozirį į rankas. Tu čia gali sakyti, aš čia patrolinu, aš panervavau, bet kai tu esi tokios svarbos asmuo, tokio svarbumo asmuo, tu tipo, negali sau leisti tokių dalykų. Tiesiog, ir tipo, čia sakyti, O va tas ir yra, kad, žinai, man atrodo, Maskas per visą savo istoriją ir ką jis ten kūrė, ką jis ten išleido, labai yra būtent toks žmogus, kuris trolina ir daro tą, ką nori. Ir čia eilinį kartą yra parodymas, kad o aš galiu, ir aš noriu ir galiu. Tai jo, bet raketa paskris į Vilnių, jinai neatskris į Berlyną, jinai neatskris į Havajus, jinai atskris į fucking Vilnių. Ir man dėl to yra neramu, ir dėl to aš taip iš jautriai reaguoju. Kur čia netoli Baltarusijos sienos 30 km. Ta prasme, jo, Ukrainos irgi sakė visi, kad nepuls. Ta prasme, fucking, mes šalia bepročių gyvenam. Aš dėl šito visiškai sutinku. Ir tipo sakyti, kad čia nesusiję dalykai, jinai taip ar taip atskris galėtų, ar jisai šlovintų pakėlęs ranką ar ne. Čia nuo Masko nepriklauso. Čia nuo Masko nepriklauso, bet jeigu čia ta visada rizika tu ignoruoji ir leidi tokiem dalykam rutuliotis, kur tipo bardakas visi daro, kaip jūs sakot, ką noriu, tą darau, tai tada mes ir turim pasaulį, kur sėdi kažkoks debilas ir sako, ką noriu, tą darau. Noriu pisų raketą, noriu ne, nes aš ką noriu, tą darau, nes nėra atsakomybės, aš esu gale, aš turiu valdžią, aš elgiuosi kaip noriu. O visi, kurie sako, kad, tai čia nėra mano galva. Tu turi piktintis, turi sakyti, kad taip netinkant, aš nebibiu, žinau, gerai, tavo balsas niekur neina. Gal po kažkurio karto, suprasti, ne, žmonėm nepatinka, gal aš čia blogai elgiuosi, nežinau, knygų paskaitysiu. Utopija, žinai, bet, sakyti, numot ranką, tai tada taip ir bus, kad pūšėliai ir elgsis taip, kaip jie nori, nes jie gali. Tai, ne tokio pasaulio aš noriu. Man tai faina, kad Giedrius tokį davė srautą minčių iš dūšios. Ir ta prasme, aš neįžeidinėjau nei ką. Tiesiog, ką aš noriu pasakyti, kad, žinai, man tai tau tik norės atsakyti, kur tu buvai prieš 2 metus, prieš 3 metus. Kodėl tai susiję iš vis su Masku ir su Žemaitaičiu. Pavyzdžiui, aš žinok, visiškai tavo šėrinų sentimentai iš kitos pusės. Vat kodėl aš toks sėdžiu dabar čia, ir dėl ko tu piktinės, koks tas žodis užkrito. Sarkazmas? Ne sarkazmas. Ciniškas. Cinikas. Tai ciniškai mes čia taip pasėdime ir vertiname. Man paprasčiausiai šitas dalykas buvo, kurį aš išgyvenau giliai, kai JTO pasirodė visiškai bejėgiai ir absoliučiai nieko nedarė. Tas pats Guterreso pareiškimai ir visi kiti, kur yra tarptautinė teisė ir vis tiek visi sėdi ir visiems pochui. Ta prasme, jau seniai politikai ir apskritai politika susiduria su krize idėjų, krize su kažkokio stuburo. Ir visas šitas šūdas, jisai tiesiog, vyksta.
taip, gali pykt, gali daryti dalykus, vertinti, bet tai nieko nepakeis. Nebent turėsi daug pinigų ir kažką tai pradėsi įtakoti. Ką daro verslininkai, sakykime, Amerikoje, ar tas pats Maskas. Bet esminė dalis yra ta, kad tu ką čia pyksti, žinok, beveik visa žmonija taip išgyvena, bent jau vakaruose. Ta prasme, ir tai, kad mes va čia taip vertinam, ne tame esmė yra. Ta prasme, tas visas šūdas jisai eina ir nuėjęs yra, bet tai man įdomu, kodėl bet... būtent šitoj temui tau tas iššovė. Va čia, why? Nes mes apie ją pašnekėjom. Jo, bet kom tai susiję. Maskas, ta prasme, yra durnelių, yra žmonių taip turinčių įtakas didesnės negu mes, bet nes mes pradėjome apie tai šnekėti, nes jūs sakot, kad reikia ignoruoti, reikia nekreipti dėmesio. Taip, o ką tu gali padaryti? Gerai, sakykim, tada ten vėl eikim prie to. Tipo, ar žmogus, kuris žiūri į viską abejingai, ar jisai yra pilietiškas? Ką reiškia pilietiškas tada? Tas, kuris eina balsuoti, tas, kuris, nežinau, pakelia šiukšlę nuo žemės, tas, kuris taip, aišku. Padeda. Ne, jis yra viskam abejingas. Nes, taip, ką, tipo, kam čia balsuoti? Vis tiek išrinksim kažką kitą. Jeigu tau viskas yra dzin, tai... Tu vėl nuėjai į kraštutinumą, nes abejingumas gali, žinai, skirtingiam dalykam būti. Gerai, tai, ta prasme, jeigu kažkas elgiasi netinkamai ir aš sakau, kad man nesvarbu, kad jis taip elgiasi, nes aš nieko negaliu pakeisti. Ar tikėtina, kad mano toks požiūris gali pereiti į kažkur kitur daugiau, kitas mano gyvenimo sritis? Čia jau tavo pasirinkimas. Taip, bet ar jeigu tu daug tokių minčių turi daugiau negu minčių, kad aš turiu kažką daryti su tuo. Tipo, aš turiu, nežinau, išsakyti poziciją, imtis kažkokių veiksmų, galbūt, kurie, nežinau, Amerikoje aš nieko nepadarysiu, bet gal aš Lietuvoje kažką galiu nuveikti, kad tą padaryčiau. Tai, tipo, kas realiau yra? Ar kad žmogus tas, kuriam yra nenusispjauti dalykus, kad jis kažko imsis, ar tas, kuriam yra nusispjauti dalykus, kad jis kažko imsis? Turiu pasiūlymą. Aš lygiai taip pat turiu jau laukti. Tai žmogus, kuris daug šneka ir rūpinasi aplinkiniais ir pasakoja dalykus ir pasakoja, kaip jis myli tėvynę, labiau myli tėvynę, ar tas, kuris tiesiog kasa žemę ir stengiasi, kad tėvynėje būtų žemė, augtų pomidorai ir tyli ir nieko nešneka? Tai vienodai, nes jam abiems svarbu yra. Tik jie skirtingai elgiasi. Vienas, nežinau, nusprendė, kad jisai eis šnekėt gal kažkam kažką, kitas nusprendė eiti kažką daryti, bet jie abudu kažką daro. Jie nėra, kad abudu sakytų, tai man nesvarbu, gal aš nei kasiu, nei šnekėsiu, nes nieko nepakeisiu. Tai va, tai gerai, tai reiškia, skirtingai galima būti abejingų reiškia. Tai čia neabejingų, čia kaip tik neabejingų galima būti. Taip, bet tu supranti mano pavyzdžio esmę, kad aš neinu į kraštutinumą, aš tiesiog pasiūlau du variantus, kurie... Nesuprantu. Tai čia du skirtingi, žiūrėk, tu dabar sakai, tipo, čiūvas pamatė Maską saliutuojant naciam, nuėjo kas tik griovė. Tai jis kažką darė, jis nesakė man pochui. Jis sako, man netinka, einu kas griovė, nes... Jis negriovė, aš tiesiog žemė dirba. Tiesiog gyvena gyvenimą toliau, nesukdamas galvos dėl Masko. Tai jis tada nieko nedaro. Tai čia negali tu lyginti tada tų žmonių, nes jisai tiesiog gyvena toliau. O tas, kur vaikšto piktinasi ir nepatenkintas, yra jis daugiau daro, jisai piktinasi dėl Masko. Tu taip, ką reiškia piktinasi, tai jeigu jis tiesiog burba savo panosim, tai jis taip pat nieko nedaro. Ne, gerai, aš dabar noriu. Sakyti, kažkas negerai, tai ir nieko su tuo nedaryti, tai yra nieko su tuo nedaryti. Čia yra tas pats, kas nieko nesakyti ir nieko nedaryti. Tai prasme, tai... Tiesiog kitokios abejingumo formas, bet visiškai... Taip. Gerai, aš klausimą irgi retorinis. Tai ne apie tą patį mes
Nes Bet visi tą apie patį, tą patį. tiesiog pavyzdį, Giedriukai, kad tu sakai, vat, kad yra čia tos tokios minties, kad jeigu tu būsi abejingas, greičiausiai pereisi viską ir tu būsi tipo toks, kabutėsi, nepilietiškas. Nu, aš nesu jeigu tu- abejingas, nusipirkom Ne, automobilį, taip. reikėjo rinkti, galėjau pirkti Teslą, nes Tesla zaibys, bet sakiau, Maskas chujovas žmogus, nepirksiu Teslos. Čia tavo Ir padariau pasirinkimas. savo. Ir Gerai, padariau tą tu žingsnį. geriau mėgi, dėl to geriau galbūt Taip, jautiesi cool. taip. Tas yra gerai. Tai mano klausimas, grįžtant prie abejingo ir nepilietiško žmogaus, tarkim. Tai jeigu tu esi labai pilietiškas, kaip Julius sakė, šneki visiems ir ten mušiesi. Kodėl jums krūtinę, šnekėjimas bet- yra pilietiškumas? Ne, nu Aš nesvarbu, nesuprantu. nesvarbu, nu gerai. Dėl to Žiūrėk, pilietiškas, bet... žiūrėk, aš pavyzdys. Jeigu tu labai esi pasipiktinęs, kas vyksta, ir negali miegoti, ir tau tikrai rūpi, bet tu to visiškai negali įtakoti ir pakeisti. Tai, kad tu ten pergyveni ir labai piktinėsi, tai yra kažkuo labiau pilietiškas žmogus, tavo Ne, jis labiau nuomonė, piktas žmogus. tai jam sunkiau tik gyventi. Nu Jisai jo, tas, kuris galbūt jam, tu sakai, pagal čia tavo vėlgi yra nuomonė, jeigu žmogus yra nepilietiškas, apatiškas ir jam pohui. Gal jisai tiesiog neskiria energijos, kur jisai žino, kad nieko negali įtakoti. Tai, nu, žinai. toks tipo nieko negali įtakoti, nu jūs kažkaip, aš nežinau, ar čia save taip sumenkinat, ar kas čia yra, kodėl jūs Nu, kažkaip aš čia taip nieko negalit padaryti. suabsoliutinu, bet man, pavyzdžiui, aš šitoj vietoje iš vis keista, kodėl akcentas, čia matyt, aš vadinu medijos propaganda, kad sudėtas akcentas ir išpromintas šitas Čia vienas esminių dalykų. heilas, nes labai pasigavo šitą per mediją ir visi pro demokratai ir... Nu, gerai, per kur man reikėjo šitą sužinoti, ta prasme, Ne, per mediją, ką man reikėjo Giedriau, tu inauguracijų sudalyvauti, tipo, nu tai dėl to taip, medija nekaltas, kad pranešė. tai nu. išpopuliarėjo, bet tą tokią pasipiktinimo bangą pagavai ir aš irgi, pas mane Aš irgi tau galiu atėjo. pasakyti vieną dalyką. Aš neskaičiau nei vieno straipsnio, aš pažiūrėjau, aš tiesiog pažiūrėjau tą video. Aš pasižiūrėjau video, aš pamačiau, ką aš turėjau pamatyti, man Tame kitų ir yra nuomonės esmė. nereikia. Tipo, Ne, apie nuomonę. Ir man reikėjo Tai yra pasakyti, esmė, kad tu tipo, pamatei daug ekspertų, video, kurie Giedriau. sako, tipo, ten vieni, kad čia blogai, Būtent kiti sako pamatei tą negerai ir iškarpą. tada aš toks, tipo, Kodėl, pavyzdžiui, aš tai manyčiau, kad turėjo būti žymiai įdomiau, jeigu tu labai domiesi rūpi, tarkim, kas Ukrainoje ir dar kažką, tau turėjo būti įdomu, tam, pavyzdžiui, koks nors finansavimas ir tenai tu turėtum reaguoti kaip aš iš savo, net ne tau taikau, bet iš savo pozicijos galvoju, ką galvoja, kokia pozicija ar Masko, ar to Trumpo. Ir man tas, aš gaudžiau ausim tą, ką jie ten ar prikirps, neprikirps, nes ten dabar toks abejingumas ir man čia parke labiau, nes tai yra labiau man aktualu. Ir man, ta prasme, jo, tai yra gal neskanu, netaktas šlovinti ar kažką su genocidu, whatever, į tą pusę, su antisemitizmu iš vis čia tipo neliečiama ir aš jau čia tipo politikorektiškumas įsijungia, tą visi žinom, jo, čia neskanu ir netaktas, bet man asmeniškai giliai vienodai, man yra svarbesnių dalykų, bet visam pasauliu yra trendas ant to žaisti ir dėl to šitas išpromino labiausiai būtent šitą akcentą. Ne kokį nors ten kitas dabartinius pokyčius ateinančius ir baimę, o kažkodėl va šitą. Tai čia man kaip ir eilinis, ką darė ta pati medija Lietuvoje, kai išėjo Žemaitaitis, čia visus ten ir tą patį, tą Blinkevičiūtę, kur ten niekad nebuvo, jau ten... Žodžiu, kažkoks rimtas problemą padarė irgi. Tai medija yra medija. Jinai darys tą, ką jinai turi daryti. Nu, ta prasme, taip, jie ten pagaus ir taip toliau. Bet tipo dėl to, kad, čia tipo gavę per daug medijos dėmesio, tai tipo ignoruoti, nu tai vėlgi, nu tipo man mixed messages, tipo, nu, aš tiesiog sakau, aš jums bandžiau dar papasakoti, nu, ta prasme, nežinau, kaip tik turėjau paskaitą šaulių apie propagandą. Nu, fucking tokie dalykai, jie kursto, jie skatina, jie ragina, jie suteikia galimybės visiems, kurie yra prieš tai, kaip mes norim gyventi. O tu, Giedriau, manai, tavo reakcija į šitą video yra tavo
asmeninė, ar tau jinai yra Išmokyta. kryptingai, kaip čia, propagandiškai paskleista? Aš tai manau, čia yra visiškai leftinė propaganda. Taip. Visą O šitą kas- reakciją. Nu gerai, bet aš jums sakau, aš neskaičiau nei vieno straipsnio, nieko, įmetė video, aš pasižiūrėjau tą video ir tipo, viskas. Tai čia man reikėjo pasižiūrėti ne 15 sekundžių, 2 valandų tą kalbą Ne. paklausyti, kad man tas Ne. simbolis atrodytų kažkaip kitaip. Tau ką reikėjo jūs man pasidomėti prieš tai gyvenime, kas yra tas žmogus Maskas, kaip jisai funkcionuoja, kaip jisai save pateikia ir apskritai kaip Tai vyksta aš- jo komunikacija viešoje. Tai aš žinau tą, taip, nu, ta prasme, Tu matėjai aš žinau. pasirodymus Iraliuose Trumpo, matėjai, kaip jisai Taip. irgi bendravo? Taip, ir man kuo toliau, to baisiau darėsi. Ir čia dar baisiau pasidarė. Tai prasme, aš galvoju, okei, nu, tipo, jis ten, tarsi, aš girdėjau, kaip jis, nu, tarsi, come on, jis atrodo, kad aš jį pirmą kartą pamačiau. Tarsi, fucking, jisai Starlinkus iš pradžių Ukrainai davė, po to pašnekėjo su Putinu, tada Starlinkus išjungė. Jis gandonas yra. Ta prasme, ir jis toliau gandonina. Nu, tai, tipo, Taip. Tai nu, viskas. tai, tipo, nu jo, toksai, tipo, okei. Ne, nu, Putinas užpuolė Gruziją, užpuolė čia, blėt, Ukrainą, vėl tas gandonas, vėl čia, tipo, okei, nu, dar kažką užpils, Lietuvą užpils, Baltiją, Lenkiją užpils, blėt, vėl tas. Nu, tipo, ne, man netinka toks variantas. Nu, bet Žinai, jeigu jis padarė šūdą vieną kartą ir jis padaro šūdą antrą kartą, man tai nėra, tipo, nu, jau vieną kartą pasipiktinau, nu, dabar jau nebeverta. gerai, Nu, žiūrėk. ne, pas mane bildinasi tie dalykai, ta prasme, ir taip, ir jie mane skatina. Bildinas heitas tam žmogui, aš suprantu, bet... Nu, ne Okay, heitas, ta nu, prasme, gerai, nu, dabar pasibildino link tam tikros ribos, kur jau tu viskas, jau jauti tą tokį neigiamas emocijas tam žmogui. aš ne apie žmogų, aš Vėl. apie pasaulinę situaciją, bandau sakyti, ta prasme, čia yra žmogus Amerikos prezidento ant dešinioji ranka daro šūdus, ta prasme, man darosi baisu dėl pasaulio, ta prasme, į Ameriką žiūri dahuja šalių žiūri. Nu ir tipo, sugalvos, nu, ta prasme, kažkas ten sakys, nu, šitie lochai, tai gal su jais mums ten neprasidėt. Tipo, dar kažkas. Nu, ta prasme, mes NATO esame. NATO yra, Amerika yra pusė NATO. Ta prasme, ką žinau, Izraelis ten, ką nors sakys, blėt, atsiskirkit nuo Amerikos, nes, tipo, ten, nu, ta prasme, čia belenkiek daug procesų. Maskas yra tik žmogus, kuris taip daro šūdus, bet jis ir nėra toj pozicijoje, kur lengva ranka galima imti ir daryti šūdus. Nu, ta prasme, eina bangelės į šalis nuo to. Čia pohui, kad ten galėjo būti bet kas, galėjo būti ne Maskas, galėjo būti Trumpo sūnus, galėjo būti, aš nežinau, čiūvas, kurio aš gyvenime nesu girdėjęs, bet jis Trumpui gali būti svarbus. Čia ne apie Maską, čia yra apie tai, kad Amerikos prezidento aplinkos žmonės, nu, taip elgėsi. Nu, tipo, kažkaip, nežinau, nu, žodžiu, skirtingai mes matom. Žinai, kodėl? Nežinau, man atrodo, jūs biški tam globaliam kontekste jūs labai sėdėt ir jums atrodo, kad čia, tipo, Jo, viskas bet vyksta, dėl kas to vyksta. biškai aš tai matau norėčiau tavo ribų tik pergyvenimą ir... Nu, Jo, čia Giedrė, tu vis pasakai apie Vilnių ir kad mes sėdim ne ten ir aš taip pagalvoju, mane tas biški taip trigerina, nes aš turiu šeimą, giminės, draugus, o mes grįžtam į Lietuvą, man nėra pohui ant ten, nežinau, raketų ar dar. Ir mes nesijaučiam čia saugus, tipo, o kaip sakys, aš toliau esu nuo Taip bombos. pasakant, čia toks yra biški, žinai, tipo, užvarinimas, kad va, jūs, tipo, emigrantai, fucking, negrįšit gint. Bet čia geras punktas. žinai, Taip. Yra toks, nu, nesakyčiau taip, žinai, kad man neskanu, pohui arba... jo. Aš Ne, nežinau, bet aš kažkaip, nežinau, man tai pradeda atrodyti, kad, nu, kaip sakyti. O esant toliau, Pas jūs- truputį mes gal kitaip matom tą. Taip, tai va, man, pavyzdžiui, būtent, tas yra kad labai jūs gerai jau šiek tiek kitaip pasišėrint. matot. Bet tai nėra tavo tiesa prieš, nežinau, mūsų, ta prasme, tai nėra... Nu, turbūt ne, tai yra mes nei vienas tiesiog- nežinom, kaip bus. Jo, Bet- ir yra gerai pasišėrint tą biškį kitą perspektyvą ir aš čia norėjau tik pridėti man, dėl ko aš taip biškį rezervuotai žiūriu, nes man plaukia iš šitas shitstormas ir, ta prasme, toks labai sujautrintas reagavimas iš kairės pusės, ta prasme, iš visų
kairių pažiūrų, demokratinių pažiūrų žmonių, tarkim, tų, kurie dažnai buvo progresyvus ir adekvatus laikomi, bet toks, nu žinai, biški ne tai, kad panika, bet tokia sujautrinta reakcija. Ir kas man keista, man plaukia iš pro-rusiškų, kur aš čia porą turiu tokių žmonių, kurie žoskai varo ant Trumpo, koks jis yra. Ir man labai keista, kaip čia dabar taip susipinę ir ateina. Ir mano tokia greita prezumpcija, kad, gamba, turbūt, kad nieks nežino, visi laukia, kokia bus pozicija ir kas. Ir tas neprognozaviškumas biški gazdina ir tą kitą pusę, nes ta vakarų kaip čia, politika buvo labai lengva nuspėti ir labai tiko tai pačiai Rusijai, kuri nežaidžia pagal taisyklės. Ir dabar, tipo, galbūt paims ir, tipo, čia nieks nežino, bet galbūt paims ir tokį labiau griežtų tonų, nes dėl ko išrinko Trumpą, užpiso amerikiečiam demokratų tridalionė ir nepriėmimas, tas pat jokio sprendimo, tas pat vyksta Europos Sąjungoje, tritinojimas, niekaip ten nesusitarimas ir visus tas vargina, jau nusibodo tas ten Vengrijos huine, veto teisė, nu ir visi va taip trypčia, tai dėl to išrinko Trumpą, dėl to išrinko Žemaitaitį, žmonės nori konkretumo pokyčių, o ne stovėjimo ant vietos ir neapsisprendimų. Jo, ta prasme, aš sutinku irgi, ta prasme, aš kitaip biški dar irgi žiūriu, bet lygiai tas pats šūdas, tai aš žiūriu labiau į darbus, ką padaro žmonės, o ne ką sako. Irgi grinai iš to sekant politiką, kokia jinai buvo iki šiol visą laiką ir būdavo tiesiog šnekėjimas. Man, pavyzdžiui, žiauriai užkliuvo Lietuvoj, čia irgi tiesiog kaltinimai išvaistausi, nes aš nežinau povandeninius roviukas, kuom ką veikia, kas ką daro, bet labai matėsi, konservatoriai nėra left, aišku, Lietuvoj, bet vis tiek aš jos leftysniais irgi matau, tai tiesiog vadinkim establishmentas, whatever, nes mūsų socialdemokratai irgi nėra kairieji, šiaip šūdas kažkoks tai. Bet esminis dalykas, kad senas establishmentas turi tiesiog įkišęs į žiniasklaidą, socialinius tinklus, nesvarbu kaip pavadinsi, bet turi atidirbę aparatą, kaip tiesiog skleisti naujienas ir kokią informaciją turi gauti visuomenė. Ir labai ant to buvo žaidžiama, tiesiog matos, kaip tiesiog vyksta varimas, tipo, o kaip blogai čia tas, ten, tipo, o kaip blogai ten Blinkevičiūtė, kad neis, o ten kaip tas dar bus blogai, kad nepaklausė ir tenai kitaip darys, o kaip blogai dabar, kad Žemaitaitis yra paimtas į koaliciją, o kaip blogai, žiūrėkit, jisai pasakė kažką tai prieš žydus, o žydai, šventa karvė dabar. Ir tas toksai pastovus kišimas informacijos, kurį kūrė neapykantą arba baimę, arba skleidžia tiesiog pyktį tarp žmonių. Ir šitas dalykas užnesa, ta prasme. Ir, pavyzdžiui, lygiai taip pat dabar matos irgi, aš nesu Trumpo gerbėjas, man pohui Trumpas, ta prasme, pohui nėra. Aš irgi esu išsigandęs ir man neramu dėl to, kad, nedaug dievė sugalvos tipo panaikinti NATO. Ir esminis dalykas tas, kad, blemba, mes labai daug ko nesuprantam, kas iš tikrųjų vyksta. Ir labai daug informacijos yra gaunama viešoje erdvėje tokios, kuria yra tiesiog manipuliuojamas žmonių idėjos ir nuostatos. Ir iš vienos ir iš kitos pusės tas eina. Va čia yra baisiausia dalis. Čia nėra vien Rusija, kad yra blogiečiai. Aš neskau, kad Rusija yra geriečiai iš vis. Rusija padarė vieną akivaizdų dalyką, jie įsiveržė į svetimą šalį, viskas. Juoda, balta, labai aišku, yra blogai padaryta. Bet pavyzdžiui, su komunikacija, su tai, kaip yra iš vis mūsų paveikiamos pažiūros ir kas yra gerai, kas yra blogai, kaip mums išaiškinama ir kaip mes jaučiame, yra žiauriai veikiama netgi iš tos pačios mūsų palaikomos, ar tai konservatorių pusės, ar tai ten ES pusės, ar tai ten demokratų establishment ir viso kito. Ir tada tas pakelimas, o žiūrėkit, kaip blogai padarė, arba oi, koks jisai blogas, jisai sutirštinamas yra su informacija, kuri tiesiog yra viešoje erdvėje vaikštoma. Ir socialiniai tinklai yra katalizatorius to dar 50 kartų, nesvarbu kiek kartų, bet tiesiog... Bet ir medijos, naujienos, viskas, apskritai, bet dabar socialiniai tinklai ypač tas veikia. Ir socialiniuose tinkluose labai kyla iš karto stiprios emocijos ir tiesiog dalinimasis, ypač kai yra atrasta, kad stiprios emocijos gerai klikbeitinasi. Ir
dar baisiausia man dalis yra, ypač kai aš sėdėjęs Twitter'yje ir dieve mano, kiek aš ten sveikatos palikęs, matosi, kaip daug kraštutinių tų durnių, vat, apie kuriuos aš pradėjau šnekėti, atranda vieni kitus. Kai yra vienas durnius kaime, tai iš jo visi tyčios ir sako, tu durnius ir viskas, ir jisai sėdi savo vietoj. Bet kai staiga durnius iš kaimo atranda kito kaimo durnių ir staiga jie atranda, kad jų yra daugiau negu 2, o net visi 10-20, jie pradeda galvoti, kad jie yra dauguma ir tada iš vis durnynas tiesiog pasipila. Ir normalų žmonės, jie dažniausiai tyli, nes jie tiesiog žiūri, kokie yra veiksmai, tiesiog kas čia dabar vyksta, bando suvokti. Ir sunku tokiam fone suvokti konkrečius aiškius dalykus. Tiesiog nėra viskas taip konkrečiai juoda ir balta. O tame yra pagrindinė bėda. Nu, sakykime, mes skirtingai galvojam apie normalius žmonės. Aš manau, kad normalus žmonės nesėdi ir netyli. Aš manau, kad jie imasi veiksmų. Ir eina žiūri, ką gali padaryti. Žmogum pavadinai. Ne, Giedriau, nu gerai. Tu prieš tai mane nenormaliu pavadinai, nes aš nesėdžiu ir netyliu. Tai aš tavęs irgi nevadinau. Legi, Drenikį tu asmeniškai viską priėmė, žinok. Tai Lekai, tu pirmas asmeniškai priėmė. Mes viens kitą pažįstame, nu ką tu čia darai? Tai aš nežinau, ką tu darai. Nu baigti juokas. Bet Juliau, tu šneki kaip pizdės, kaip mes nepažįstame. kaip mums reikia vėl Rimtai. savaitgalio kaime, negaliu blemba. Blegi, aš nežinau, čia tau Šaulių sąjunga taip smegenis praplovė, kas čia vyksta, dude. Ne, čia man praplovė tos naujienos ir aš todėl įstojau Šaulių sąjungą, nes aš bandau kažką daryti su tuo, kad ką aš galiu padaryti, aš darau kažką, tai ir darau kažką. Galiu nieko nedaryti, galiu kažką daryti, aš jaučiuosi ramiau, kai aš kažką darau. Aš tikiu, kad jeigu visi darytume, mums visiems būtų geriau, bet, žmonės yra skirtingi, todėl šaulių nėra 3 milijonai, todėl nėra armijos pas mus 3 milijonai, todėl pas mus, nežinau, nėra koalicija sudaryta tik iš šitų krikščionių demokratų, nes taip yra skirtingi žmonės ir vieni renkasi vieną kelią, kiti renkasi kitą kelią. Dabar tu man sakai, kad aš turiu ignoruoti dalykus, kuriuo aš manau, kad aš neturiu ignoruoti. Tai mes abudu viens kitam bandom pateikti savo nuomonę. Aš tau sakau, tu neignoruok, tu irgi kažką daryk. Aš nesakau, kad tau reikia dabar ten eiti stoti į Vokietijos armiją ar ten kažką, žinai. Bet tavo veiksmas taip gali būti kažkoks kitoks, aš nežinau. Čia tu pats gali nuspręsti, žinai, bet nieko nedaryti, man atrodo, yra pavojinga. Mano tokia yra idėja, kad tiesiog leisti žmonėm elgtis kaip jie nori, yra pavojinga. Ta prasme, čia, žinai, galim nueiti iki labai buitinių dalykų, žinai, kur ten kieme matau, kad ten vaikai mušasi, žinai, aš galiu eiti ir praeiti, žinai, arba galiu nepraeiti ir sakyti, nesimuškit, ten gal kažkas skriaudžia, silpnesnį, gal dar kažką, ne vienodai. Taip, gal čia vėl aš nuėjau į kažkokį kraštutinumą apie tai, kad ten Maskas pakelia ranką, tai čia nėra tas pats, kas matyti vaiką mušantį kitą vaiką. Bet, mano akimis žiūrint, tai tiesiog tu reaguoji į aplinką ir kažką su tuo darai, arba nedarai. Tai mano galva daryti yra, jeigu aš noriu, kad pasaulis mano akimis būtų geresnis, aš turiu reaguoti, aš turiu kažką daryti. Ta prasme, tai, kad ten Maskas pakelia ranką, tai neverčia manęs eiti parašyti komentarą į Facebook'e, tai verčia mane pagalvoti apie tai, kad reikia pervesti Blue Yellow, nes pasaulis eina velniop ir aš kažką turiu su to daryti. Ką aš galiu padaryti, aš galiu paremti kažkokią organizaciją, aš galiu nueiti kažkur pasavanoriauti, aš kažką galiu padaryti, kad aš išlaikyčiau kažkokią tą pasaulio savo suvokimo kontrolę kažkokią, kur aš bandau kažkaip jį pagerinti. Čia tu savo galvoje nusiraminimą padarai. Taip. Tu paremi. Čia yra du visiškai nesusiję dalykai. Šito Masko ten kelimas ir trolinimas. Nes jūs kažkaip priėmėt mano šitą diskusiją apie tai, kad aš sureagavau, kad Maskas pakėlė ranką. Mes apie topiką tiesiog šnekėjom. Jo, tai man neužtrigerino ne tai, kad Maskas pakėlė ranką, man neužtrigerino tai, kad mes gyvenam pasaulyje, kur žmonės elgiasi kaip nori ir jie nori kelia ranką, nori skriaudžia kitus, nori, nežinau, vagia, meluoja. Aš sakyčiau, mes gyvenam pasaulyje, kur yra free speech'as ir kito poelgis, jis gali būti pasmerktas, jis gali būti netaktiškas, bet mes negalim, negalim to neleisti daryti. Tai man, pavyzdžiui, jeigu tu mane pasiūsi,
man bus nefaina, bet turi tą teisę. Tarsi, tu už tai ten nežinau. Tai yra toks tiesiog, aš galiu tavo nuomonės nepriimti, man jinai būtų nepatikti, bet aš to negaliu uždrausti jos sakyti, čia tokia labai standartinė, bet šito, kaipgi to. Jo, bet Kristi, aš ir tu, mes nesam Amerikos prezidentui artimi žmonės. Mūsų, tai, kad aš tave pasiūsiu, tai turės labai mažą įtaką. O tai, kad Maskas pasiūs kažką, turės labai didelį įtaką. Ir čia tiesiog yra, Giedriau, labai sunku diskutuoti, kai tu kalbėjai emocijom, kai mes pradedam apie konkretų topiką, o tu nueini apie tai, kad tu nepilietiškas arba aš, ten, nežinau, man nerūpi, jeigu raketos prisivilni. Labai mes tada nukeliaujam labai toli nuo topiko, tai tada, žinai, apie kažką aptarti yra sudėtinga, nes tada tu tiesiog, aš ką girdžiu, tau yra neramu, kaip ir daugeliui mūsų, dėl ateities ir tas nekonkretumas, jisai, bet žinai, tu negali pasidengti, kad paremsiu Blue Yellow, tai tada pasaulis bus tvarkoje arba galės ramiai miegoti, nes, tai yra visiškai nesusiję dalykai. Taip, yra baimė dėl ateities, yra jau kelis metus mes taip gyvenam, jinai pakyla arba sumažėja. Faktas, kad po rinkimų ir Amerikos, kaip sakyti, įtakos pasaulyje jinai pakilus ta neramybė, bet ką mes su Juliaku ir aš, gal norėjau pasakyti, kad aš pradėjau rezervuotai žiūrėti į tokius shitstormus, nes propaganda veikia both ways. Ir aš pastebiu, tiek medija mėgsta išpūsti, paprastas pavyzdys. Amerikoje čia labai dėl tų meksikiečių migrantų aktualu, tai ten kiti trigeriai pušinami. Tai čia labiausiai užkabino dalyką, kad taigi čia Trumpas tik atvaręs kitą dieną ten krūvą ten tų atšaukė ten visokių įsakų ir naujus pasirašė. Ir vienas iš jų, ant ko čia vietoj groja Amerikoje, tai yra, kad aš išjungiau kamerą. Tai kad, žodžiu, praras ten automatiškai įgyjama, jeigu tu gimsti Amerikoje, žodžiu, tu automatiškai įgauni Amerikos pilietybę. Tai čia buvo, panaikinti. Ir čia visi labai irgi sureagavo. Ir aš kaip vieną ausimį išgirdau, klausau, žinai, galvoju, žinai, toks big shit, vis tiek, man kaip ir pokai, bet, vis tiek, kažkiek jau suįdomino. Ir taip, žinai, pradėjau ten biškį žiūrėti ant komentarus, dar kažkas vienas daugiau biškį parašė ir paprotino, sako, lemba, sako, tai ne visiems atims čia dabar pilietybę, kurie gimsta, o tiem, kurių tėvai atvarė nelegaliai, kirto sieną, pasidarė vaiką ir tada automatiškai tas vaikas pririša ir tėvus ir jiems suteikia tokią, vadinasi, net yra, sako, pavadinimas Anchor Baby, tipo kaip inkaras, kuris pasigimdai, tu lieki gyventi ir panašiai. Tai, Amerikoje didelė problema ir šiaip apie su migracija, nes ten belia kaip neturi jokių, žinai, svertų, pasidarė labai liberalius tokius įstatymus ir tai kaip tu sustabdysi, tai mano nuomonė, tikrai crazy, kad yra toksai įstatymas, kuris, žinai, lūpas, sakykime, lūpgalos, kur veikia ir išnaudoja žmonės, taip ir, žinai, čia legalizuojasi kabutėse, tėvai atvaro nelegaliai, žinai, kerta sieną, pasidaro vaiką arba jau ten neščia atvaro ir štai jau amerikietė, žinai, vaikas. Tai čia yra bullshitas, tai taip neturėtų būti. Tai ir šitą dalį nutyli, kad čia yra tik būtent nelegaliem migrantam. Žinai, patikėt kaip, tai čia dabar visus deportuos, visi pradeda, žinai, pergyvent, žiūrėti ir jeigu kas nesigilina, nueina tas sugedęs telefonas toliau. Ir tą labai reikia žiūrėti, nes medija kaip statistika mėgsta iškreipyti ir pakreiptos informaciją nutilėti ir panašiai. Tai sutinku. Tai kaip sakiau, nei vieno straipsnio neskaičiau, nieko, jokios medijos nežiūrėjau. Tiesiog pažiūrėjau, ką jis padarė. Ir iš to susidariau savo nuomonę, kurią su jumis šiandien pasidalinau. Gerai, man reikia bėgti, nes jau naktis, noriu miegučio. Iki greitos su Julianiu susimatysim.